Labadiena, gerbimi klausytojai ir žiūrovai, laida Tarp keturių sienų, pas jūs pasibeldžia dar kartelį, šiandieną pasišnekėsim ir vėl apie nekilnojamąjį turtą. Ir studijoje turim Mindaugą Buselą, labas Mindaugai. Sveikas, Mantai. Mindaugą galvojom čia ilgai ir diskutavom, kaipgi vis dėlto teisingiausia būtų pristatyti ir sakėm, kad smulkus investuotojas ir iš karto galim paklausti, o kas yra stambus ir kas yra smulkus, nuo kurioj vietoje čia yra dedam skirsnį tarp smulkaus ir stambaus. Aš peržiūrėjau tavo klausimus visus ir šitas ir dabar spaudoje apie grynus pinigus visi diskutuoja ir šitas ir kalba apie įspūdingas sumas. Tai šitas, tai aš galvoju, jeigu ten paskutinį šią, man atrodo, šitą peržiūrėjau, kažkas tai ten turi, kažkieno pinigų suma sąskaitoje padaugėjo 18 000 eurų, įspūdinga suma. Ir šitas, tai aš dabar galvoju, tai... Čia kai kurie ir tenka girdėti ir daug tų komentarų apie pastarųjų metų įvykius įvairiausias ir komentarus apie sumas, kur komentuoja tuos 51 ir 106 ir kitokias sumas ir sako, hebra, dėl tokių pinigų čia tokie maždaug, čia pigus pas mus politikai ir panašiai, tai supratau, bet žodžiu, Mindaugas ir paskaitęs mūsų portalus nusprendė, kad yra smulki žuvis ir smulkus investuotojas lyginant su to, kas vyksta pasaulyje, bet ne dėl to mes jį čia pasikvietėm. Mindaugas iš tikrųjų ir man kaip šitos rinkos atstovui labai įdomiai rašo, turi daug minčių, turi gerų įžvalgų ir visą laiką labai smagu pasišnekėti apie nekilnojamo turto reikalus, apie ekonomikos tendencijas, tai pabandysim apie tai šiandien ir padiskutuoti ir pakalbėti, kur lingi vis dėlto linksta čia mūsų ta nekilnojamo turto rinka, kaip jinai tokia susiformavo ir kaip atrodo bendram kontekste, nes dažnai labai nekilnojamo turto rinka yra susijus su ekonominiais procesais, kurie neatsiejami yra ir įtakoja ir nekilnojamo turto rinką. Tai gal pradžiai iš toli tokį bendrą platų paveikslą paimkim ir kadaise, seniai, Lietuvoje nekilnojamasis turtas kainavo 2000 litų už kvadratinį metrą, o ir dar mažiau. Kaip čia taip gavosi, kad tas nekilnojamasis turtas ir pavertus jau naująją valiutą ir kainuoja ir 3, ir 4, ir žiūrėk, yra kai kur ir po 5-6 ir dar daugiau tūkstančių už tą kvadratinį metrą. Kaip čia taip gavosi, kad ar čia mes išturtėjom, nes kai kurie sako, ar jūs įsivaizduojat, tokios kainos taip užkilo, tada žiūrėk, pakalbi su žmonėm, kurie atidarinėja ir perka nekilnojamą turtą Prahoje ir sako, žinokit, mes tai po 10 000 už kvadratą tenai mokam ir nieks nesiskundžia. Tada sako, čia dar pas mus Vilniui pakankamai pigu. Tai kaip tavo akim, kaip mes prie to priėjom ir pigu ar brangu vis dėlto? Tai pradžioje aš turbūt galvoju, šiaip apie nekilnojamą turtą labai sudėtinga kalbėti, nes Lietuvoje gyventojai yra šitas 3 dalykų ekspertai. Tai pirmas tai krepšinio, antras politikos ir trečias yra vis nekilnojamo turto. Tai pasakyti kažką naujo, ko jie nežinotų, tai yra sudėtinga turbūt. Tai va, o šiaip tai žiūrint į nekilnojamą turtą, tai aš labai mėgstu žiūrėti per tą tokią šiek tiek pasaulinę prizmę ir šiaip mano viena pagrindinių tokių investicinių tendencijų strategijų turbūt pasižiūrėti, kas vyksta vakaruose. Ir iš esmės į Lietuvą tos pačios tendencijos ateina ten su atsilikimu kažkiek tai metų. Tai jeigu ten, nežinau, aš nekilnojamų turtų domiuosi turbūt nuo 16 metų, kai tenais buvo, kai knygas perskaičiau apie nekilnojamą turtą, tik tai tada pinigų neturėjau ir investuoti pradėjau tada, kai pinigų atsirado. Tai toksai šitas, bet turėjau galimybę pasižiūrėti, kaip Amerikoje vyksta, kaip Australijoje vyksta, kaip Europoje taip pat skirtingose šalyse. Ir tiesiog tai
Taip, jeigu suglausti tuos, ten, nežinau, ten Lietuvos nepriklausomybės metus, tai turbūt didžiausias šuolis prasidėjo tada, kai įstojom į Europos Sąjungą ir tada pradėjom vis geriau ir geriau gyventi. Užplūdo Lietuvą ten didžiulės investicijos, lietuviai mėgsta nekilnojamą turtą, tas jiems yra aišku, su finansiniais produktais jiems yra sunkiau, nes yra istoriškai ten susiklostę ne visų geri santykiai su bankais ir fondais ir panašiai. Nors čia labai bando, tasme reklamuoti tai, bet vyresnio žmogaus tu kartais neįtikinsi ten, kad laikyk pinigus bankė. Jis dar atsimena, kaip į sekundę nešė. Tai aš pats atsimenu, iš tikrųjų, tai aš pats atsimenu, kai man buvo gal kokie, nežinau, aš ten pradinėse klasėse buvau ir mes ten laukiam, prisimenu, buvo toks bankas Nida, atsimenu šiandien pavadinimą, bet buvo ir kitam. Nida? Jo, tai Juozapavičiaus gatvėje. Ir šitas irgi ten Tai gal dėl to Nidos kompleksas ir yra tenai tas gyvenamųjų namų kvartalas. Gali būti ten istoriškai. Pavadinimu. Jo, tai gali būti, būtent iš to nelaimingo. Tai aš labai gerai atsimenu ten, kad su tėvais užėjom dar pas Tetulės į kabinetą ir sakom, tai norėtume atgauti savo pinigus ten, kuriuos įdėjom, o Tetulė sako, ateikit rytoj. Ir tai bet tai rytoj, o tai šiandien pinigų nėra, tai kur jie yra ten. Ir galiausiai paaiškėjo. Rytoj Tetulių nebebuvo. Rytoj Tetulių jau nebebuvo ir susirinko. Tai mes, pamenu, ten atėjo, ten tokios didelės eilės, labai panašiai kaip prie ūkio banko, Snoro, ten tos eilės buvo. Tai tik tada patys dalyvavome, ten mano tėvai, prisimenu, ten, aš nežinau ten tų sumų, bet aš atsimenu paskui labai skaudu buvo ten sudėti, bet, tokia, kaip sakyt, ir tarkim mano tėčio, tu ten net neįtikinsi, kad ten bankas yra gerai. Aš net nežinau, jis čia labai ilgą laiką net banko sąskaitos neturėjo ten, bet paskui jam vėl pasisekė, ten vėl atsidarė sąskaitą, nes buvo privaloma ten tos atlyginimus mokėti, tai tada Snorė turėjo indėlį, paskui persikėlė iš Snoro į ūkio bankę, tai visą tą patirtį praėjo, bet patirtis su bankais yra tokia labai, švelniai tariant, vaikams nebūtinai malonė. Jo, tai va, o grįžtant prie nekilnojamo turto, tai Lietuva įstojo Europos Sąjungoje ir tiesiog į Lietuvą užplūdo daug pinigų, Europos Sąjunga investavo, daugelis, kur uždirba pinigus, viską reinvestuoja į nekilnojamą turtą. Tai net ir dabar, ten į gynybą, kas su gynyba turbūt dirba, tai turbūt dalį vis tiek pajamų galiausiai, kur skiria gynybai, ten iš kiek ten tų milijardų, vis tiek galiausiai uždirbė pinigus, jie turbūt investuos Lietuvoje kažkur tai nekilnojamą turtą, ten sodyba, butas, namas ar dar kažkas tai. Tai va, ir dar kita priežastis, kodėl nekilnojamas turtas Lietuvoje yra irgi populiarus, ši mano teorija. Aš daug metų dirbau su verslumo skatinimu ir skatindavom jaunus žmonės pradėti verslą. Ir Lietuvoje yra didžiulė problema, tai yra prieinamumas prie kapitalo. Tai yra, iš esmės, paprastais žodžiais tariant, tai yra galimybės pasiskolinti savo verslo pradžiai. Tai verslas nuo nulio. Tai iš esmės jauni žmonės, kurie pradeda verslą, jeigu jie neturi tėvų, draugų, ten, kurie galėtų paskolinti pinigų, jie negali gauti paskolos ir vienintelis būdas gauti ten būsto paskolą yra, ne būsto paskolą, šitą verslo paskolą arba ten kažkokiai veiklai, tai yra su nekilnojamo turto įkeitimu. Tai natūraliai visi pasislenka į nekilnojamą turtą, tai yra perka su svertu, su paskola, įkeisdami tą turtą ir tiesiog ir tas verslas prilimpa tada galiausiai. Tada nebeužsima kitais verslais, tiesiog užsima nekilnojimu turtu, nes tai irgi augimas tenais įspūdingas iš tikrųjų, turbūt per pastaruosius, nežinau, ten 25 ar 30 metų, kiek aš ten užsimu įvairioms investicijom, tai nekilnojamas turtas turbūt geriausius rezultatus rodo. Aš pirmus savo pradžioje, kai ten baigiau studijas, ten studijų metais, tai daugiausiai investuodavau akcijos, fondai ten ir panašiai. Tai, ten iš tikrųjų, įstojus į Europos Sąjungą, tai ten augimai buvo įspūdingi, bet nekilnojamas turtas vis tiek, kai tu turi galimybę pigiai pasiskolinti, o būsto paskolos visada yra pačios pigiausios. Tas mene ten, čia su draugais net juokavom kažkada, tai kaip merginą išsirinkti šitas turtingą jaunuolį, tarkim taip, bet taip neklausti jo tiesmukai, ar tu esi turtingas ar ne. Tai tada, kiek būtų turi? Galima taip, bet čia toks irgi labai tiesmukas tada paklausti apie investicijas, nes visi labai atvirai kalba apie investicijas, o tu investavai, o tu investuoji, į bitkoinus investuoji, jeigu prieš 5 metus investavai į bitkoiną, tai akivaizdu, kad ten koks reitingas, bet lygiai taip pat ir nekilnojamas turtas, o tave nekilnojamas turtas domina, tai jeigu tu prieš 5 metus irgi atėjai nekilnojamą turtą, tai iš esmės kad pradirbti nekilnojamą turto rinkoje per šios, 10 metų, tai reikia turėti talento tikrai.
Jo, aš čia irgi minėjau ir per kažkurias tai kelias laidas turbūt, kad ypatingai kai kuriais metais, čia buvo po covidinis tas laikotarpis 21-22 metai, turbūt praeitus metus irgi 25 ir šiuos galima bus turbūt priskirti, kad visas investuotojų klaidas ištaisė rinka. Taip. Ir čia tik tai klausimas, kiek tie investuotojai to pelno jau galutiniai eilutėj turėjo, bet greičiausiai, kad beveik visi turėjo, nes sudėtinga buvo neturėti, kai taip rinka kyla, kai tokie procentai yra kilimo. Tai aš galiu šitoj vietoj uždėti, nežinau, tokį, kaip sakyt, Lietuvos rinką su kuo palyginti, tai aš net, esu domėjęsis, kaip Honkongė buvo, tai aš netgi Lietuvą Europos Sąjungos mastu pavadinčiau mažuoju Honkongu. Tasme, kur nekilnojamo turto kainos Lietuvoje kyla turbūt vienas sparčiausiai Europoje, ten nuo tos mažos bazės, ten kaip nuo mažų kainų, ten skaitytųsi procentais, bet iš esmės, sudarytos labai, turi tokių panašumų su Honkongu. Aišku, ten... O ką tu pasakytum tokiam žmogui, kuris sakytų, bet tai kitur, tai dar brangiau. Vat ir nelabai jau ir čia toli, reikėtų ir žiūrėti, vat čia ta pati paminėta Praha, arba tas pats Talinas, koks nors, jisai irgi yra nekilnojamo turto kainom, yra brangesnis negu Vilnius. Bet augimas mažesnis. Atspirties taškas buvo kitoj vietoj. Tai Lietuva, aš irgi taip, dažnai, kai žiūrėdavau tuos kainų kilimus, atrodydavo, kad Lietuva čia ir Vilnius yra super brangus, bet iš kitos pusės aš neatsimenu, kada tie butai buvo taip, kad ateitų kažkas ir sakytų, čia butai labai pigus, dabar imsiu gal vieną, gal du už vieno kainą arba panašiai. Tai buvo tas laikas, bet tada nieks nepirko. Aš atsimenu, ten krizė ir tada pats įdomumo dėliai pasivaikščiodavo po visokias varžytinės, ateinu vienintelis dalyvis, butai tikrai pigus ir nei vieno pirkėjo. Bet čia apie kuriuos kalbė, 90 turbūt, ne? 20-11. Aš jeigu gerai pamenu, tai apskritai nekilnojamas turtas pradėjo atsigauti turbūt kokiais 13 metais. Šitas aš pamenu, aš prieš tai gyvenau porą metų užsienyje, grįžau į Lietuvą ir toks užsidegęs nekilnojamų turtų, nes tenais kaip tik jau prasidėjo tas toks bumas, atsirado Airbnb, trumpalaikė nuoma, ilgalaikė, ten matematika iš tikrųjų buvo įspūdinga. Aš kartais net pagalvoju, kažkada man aprodė vieną butą Žirmūnas ir galvoju, ar ne tu jaunas ten buvai. Tokį ir aš pamenu, matematiką susidėliau, gaunasi 13% ilgalaikės nuomos grąža. Matematika visiškai neįtikėtina, ten galėjai nueiti į banką, pasiskolinti, ten tuo metu nulinės palūkanos, ten visokie spausdinimai vyksta. 100%, man atrodo, dar buvo galimybė 100% paskolos gauti, jeigu dar... Iki krizės taip, bet po krizės ten šiek tiek padarė, ten tas, bet vis tiek 13%, tai tu moki ten bet kokį butą perki, tai tiesiog kiek paskolų gauni, tiek perki ir visur srautas pliusinis, tai tiesiog pagal tuos visus Kiyosakio vadovėlius, kur perki teigiamą srautą, kaip ten žaidžiant pinigų srauto žaidimų, visos kortelės ir visos neįtikėtinos. Tai šitas ir, tik tai tiek, kad ten tada visi bijojo. Ir grįžtu prie minties, aš grįžau toks entuziastingas, apžiūrėjau vieną objektą, antrą ir kalbuosi su ekspertais vietos. Nors sakau, žiūrėk, čia 13%, čia 12%, ten gali 20% ten. Ir šitas ir mane taip žiūri, toks kolega sako, tu gal... Sakau, o kas yra? Sako, į nekilnojamą turtą investuotojai, neseniai krizė čia, tai pažiūrėk, kaip visi kentėjo, kaip tenais patyrė kokius nuostolius ir dabar dėti ten pinigus. Ir sakau, taip, bet srautas. Sako, srautas tai srautas, bet kaina nekyla. Tai sako, tu įdėsi šiais metais, ten litai dar buvo, 200 000 litų ten snoro varžytinės, kaip šiandien pamenu, ten 3 ar 4 kambarių neįtikėtino dydžio butai ir šitas ir sako, ne, tu nupirksi dabar už 200 000 ir kitais metais kainuos 200 000 arba net 199, nes ten toksai, vis tiek notarai ir panašiai, tai kam tu čia dabar pirkti tas metas, kas nebrangsta? Ir dabar, jeigu lyginant su šiandien dieną, tai šiandien priešingai yra. Tas srautas yra tenais visiškai minimalus, o kainų augimo visi tikisi didelio ir už tai labiau perka negu tada, nes tada, pamenu, varžytinės būdavo, pavyzdžiui, į 4 ateinu nei vieno dalyvio. Į 5 ateinu. Ir varžytinės negali įvykti, man atrodo, ne, jeigu tik vienas dalyvis. Galėdavo ten, tarsime, bet nieks neteikdavo kainos pasiūlymą. Visi sako, gerai, aš vienas atėjau ir ką man dabar ten pirkti už 200 000, kai aš galiu palauk, gal per kitą po 3 mėnesių už varžytinės bus 180.
Ir taip mažindavo, ir ten visiškai ten buvo kaip rausuotasis nekilnojamas turtas, sakyčiau, priešingai nei tuo metu užsienyje. Bet visi labai buvo prisigazdinę tos. Jo, tai patyrimas tai buvo iš tikrųjų tas metoks, nes aš tai per krizę Lietuvoje nebuvau, tai gal to patyrimo neturėjau, bet iš šalies žiūrint į rinką, tai toksai, vat, kur... Dėl ko aš prakalbau apie tas 100% paskolas, kai nereikėdavo pradinio įnašo ir tai dienai skolinosi visi, kas netingėjo, netgi 110% galima būdavo kai kur pasiskolinti dar įsirengimui. Tai ko neimti, jeigu, o tada irgi taip žiūrint, tai jeigu kalbant apie 7-8 metus, kada jau buvo pasiektas pats pikas, tai žiūrint iš to taško, tai 6-5 metai, tai yra žiaurus kilimas kainų ir žmonių akim atrodė, kad o kodėl nepirkt, o kodėl nesiskolint. Tai šitas, paskui Lietuvo krizė prasidėjo, kaip prašo, 2009-2010 maždaug ten, aš pamenu, po rinkimų, ar kažkas tokia ten buvo rinkimų. Kai Kubilius atėjo ir suveržė visiems diržus. Kalėdinis. Tai aš tada jau ten skridau į užsienį tuo metu studijuoti toliau. Šitas ir aš pamenu, aš gyvenau Australijoje, Sidnėjui. Tuo metu buvo brangiausias, kaip šiandien atsimenu, 5. brangiausias pasaulio miestas. Ir šitas, bet toks buvo reitingas Lietuvoje kažkur spaudoje. Šitas ir tenais mes kalbame su tėvais per Skype'ą ir aš niekaip neišsitrina ta situacija, nes didžiulis nedarbas, ten visiškai kita situacija nei dabar. Taip, didžiulis nedarbas. Čia migravo būtent. Taip, ten 100 milijonas beveik ten, ne milijonas, gal 500 milijono turbūt išvažiavo, tai mano tėtis kaip tik statybose dirbo ir jisai be darbo ten sėdėjo, sakau, ir aš Sidnėjui tenais bendrauju per Skype'ą su tėvais ir sakau, tu kiek pas jūs tas nekilnojamas turtas kainuoja? Ir jie man ten dar tuo metu, ten būtų nukrito kainos, bet ten iki 300 000 litų. Ar kažkas tokio ten dar turėjo būti. Ten, kur dar didelės kainos, bet ten mažai perka, bet dar, tokias rodo. Ir aš taip Sidnėjau, aš ten gyvenau tokiam Wall Tower dangoraiždis, 51 aukštą, ir šitas nusileidžia į 1. aukštą ir tenais lobby pardavinėja, kainos skelbimai Australijos dolerių, konvertuoja į litus ir žiūri, kad už tos 300 000 litų, tu dar gali Sidnėjui tam Wall Tower'e pasimti 3 kambarių, tai 2 bedrumų šitos butą ir tiesiog iškeisti Pašilaičius į 5. brangiausią pasaulio miestą. Paskui ten dar praėjo, ten pusmetis ten ar metai susilygino. Bet šitas, ten tuo metu dar buvo valiutų kursai, irgi ten Australijos doleris labai buvo nukritęs. Jis ten buvo 50% lyginant su ten kažkokiu normaliu kursu. Tai ten visas tas susidėjo ir tos kainos tikrai buvo tokios, įspūdingo skirtumo. Ir šitas ir supratau, kad Lietuvoje ten visai būtų laikas investuoti. Ir pamenu, ten mes Australijoje ką padarėm, tai išsinuomavom butą. Šitas aš ten nedirbau, kadangi ten tai draugai turėjo darbą, nes agentūroje išsinuomoti butą yra reikalų, ten ne taip kaip Lietuvoje. Atėjai ten pasirašai sutartėlį, o ten atranka vyksta, tu pateiki savo tenais visus payslipus, atlyginimus ir panašiai, ten turi ten tą vizą normalią pateikti ir panašiai. Tai išsinuomavom vieną butą 2 miegamųjų ir pradėjom jį nuomoti, vidutiniai arba ten tai ilgesnį nuomai, bet nuomavom subnuomoti. Subnuomoti. Tai ten matematika tai labai paprasta. 2 miegamieji, tai ten, jeigu taip žiūrėti, 450 eurų savaitėje nuoma Australijos doleriais, tai 500 grubiai šitas su komunaliniais maždaug gaunasi savaitėje. Tai jeigu ten 4 išsinuomoji, svetainė ir 2 miegamieji. Ir vieną kambariuką 2 žmonės, į kitą, tai gaunasi ten apie 140 eurų kažkas tokio. Kambarys. Tai kambarys, jo. Normaliom sąlygom, bet tenais didžiuliai srautai žmonių, ten Azija, Indija, Pietų Korėja, visi, kurie atvažiuoja, ten, ten gyventojų skaičius ten po 500 milijono kas metus auga. Aš nežinau, kai ten buvo 21, dabar mačiau, man atrodo 27 milijonai. Tai auganti šalis. Ir tenais labai populiaru yra kitaip daryti. Į vieną kambarį statai ne 2 lovas, o 2 aukštės lovas. Tada vietoj 140 padarai kainą 120. Tada dar svetainiai ten irgi padarai kokią nors palapinę. Ir ir aziečiai ten džiaugiasi, nes padarai dar svetainiai, dar 2 aukštės lovas, tai į vieną tokį butą vietoj 4 žmonių įsikrausto kiek ten 12. Tas ir visus po 120. Tai nuo vieno buto ten vidutiniškai lieka, ten įskaitant tas pravaikštas ar neužimtumus, apie 500 Australijos dolerių.
per savaitę. Ten vidutinė alga savaitės ten apie 700, tarkim, dirbant. Tai va, tai ten tie, kas atrado šitą versliuką, tai pamenu, ten tokie uzbekai buvo, tai jie ten 20 būtų turėjo. Uzbekai, man atrodo, Lietuvoje panašiai, ten, jeigu kas liečia dabar transporto sektorių, tai va, tokie netgi viešbučiai atsiranda specialiai logistikos sektoriaus kad pigiau išnuomoti. Tai turbūt ta pati tendencija, tai aš tada galvoju, tai šitas ir paskui, kai grįžinėjau į Lietuvą, galvoju, tai čia Lietuvoje tą patį galima padaryti. Grįžtu, ten jau dviaukščių lovų ieško, man visi sako, ne, sako, čia žmonės nori turėti savo butą. Ir taip prabangiai, ir taip supratau, grįžau, nors krizė čia buvo, tas kritimas ten virš 20%, bet gyvent visi norėjo savo butę. Tu nenorėjo dalintis taip kaip ten, aš žinau, kad Jungtiniai karalystėje, man atrodo, irgi panašioje situacijoje ten žmonės netgi taupo. Niekas nesigiria to, nes, kaip tau sekasi gyventi, nuvažiuoji ten į gražiausias vietas, ten prie kokios nors operos ar Darling Harbour, ten, kažkur tai, ir ten rodai gražius vaizdus ir grįžti tada į kambarį, kur ten gyvena ten keturiesi. Kartą ten situacijoje atsidūrėm, ten mūsų butą užliejo, tai radom butą, kuriame ten į vieną kambarį sutalpino 8 žmonės. Tai aš pamenu, ten privatumo nulis yra, kadangi tais laikais dar kompų ten ne visi turėjo, tai nebijai, kad kažką pavoks ten, prabundi ten ir ten visų tašės yra. Toksai hostelis praktiškai, bet būtent. 8 kambarį čia jau privatumo. Kas įspūdingiausia šitoje vietoje, tai kai tokį butą įeini ir ten, kiek įsivaizduok batų reikia. Vis tiek visi ten turi 1-2 poras ir aš pamenu vieną butą kažkada, kai ieškojom savo išsinuomoti, įeinam ir ten tokia visa siena iki pat viršaus, ten gal kokių 3 metrų lubos ir vien batai. Mes taip apsižiūrim, kiek čia žmonių gyvena. Tai va, ten labai panašiai, ten jau maksimaliai plotą išnaudoja. Beveik batų parduotuvę galima daryti. Tai va. O ar teisingai aš suprantu ir pats, sakykime, jaučiu ir iš to, ką kalbi, kad Vilnius ir apskritai Lietuvos nekilnojamo turto rinka galima taip teikti, kad vakarietiškėja. Tai reiškia, kainos auga, nuomos kainos netaip auga, tada automatiškai ta ilgalaikė atsiperkamoji grąža jinai mažėja ir dar jeigu prieš kurį laiką 5-6% buvo kaip ir skaitėsi vidutinė grąža, tai šiai dienai turbūt jau kokie 4%, o jeigu pasižiūrėsim vakarų Europos ten miestus, tai turbūt kad ir 2-3%, tai į tą pusę mes ir einam? Iš esmės tai taip. Mes turim, rinką, aišku, ten galėsim gal kažkur vėliau pakalbėti, kaip ten atrodo mano akim, bet iš esmės tai mes bet kokia atveju tendencija ir yra tokia, kad mes einam į vakarus, ta grąža mažėja ir iš esmės būsto įperkamumas mažėja, tai yra būstas tampa jau privilegija praktiškai, čia kaip kažkas yra skambiai išsakęs mintį ir ne kiekvienas gali ten tą butą įpirkti iš tikrųjų šiandien dienai. Ir Lietuvoje dar turim tą, kad ten būstą statom itin kokybišką, tai praktiškai būstas, tai naujos statybos yra kaip Mercedesai turbūt. Kažkas man iš statytojų taip yra, kadangi valstybė mums liepė Porsche Cayenne'us gamint, taip supras, kad prabangaus turto lygį palaikyti su tais visais užmestais A++ klasės normatyvais, taip supratau. Tada yra turbūt pertekliniai, tas žodis geras yra, nes tik akivaizdu, kad ten, aš pamenu, dar kai B klasės buvo būstų statę, tai ten jų pilnai pakako, ten tikrai jie nėra nei ten kiauri, nei ten dar kažkas, ir A++ klasė kaip tik jos, jinai suvartoja daugiau energijos negu, tarkim, B klasės, nes ten prisistatai visokių rekuperatorių, prisistatai ten vėdinimo, kondicionierių, drėkinimo ten aparatų, tai aš taip, aš kai matau sąskaitas kartais šitas skirtingų objektų, šitas ir kur C klasės tenais, arba sena renovuota Chruščiovkė, sąskaita ten atvažiuoja 70 eurų viską sudėjus, o šitas A++ arba A klasės, ten jau ten turbūt skirtumo didelio nėra, ten sąskaitos 150
120, prasme, akivaizdžiai, kur per didelės, nes aišku, ten papildomai ten kokią žolytę, ten ravį ar ten dar kažką tai, bet vis tiek ten elektros sąskaitos iš karto automatiškai didelės, ten kondicionieriai, jeigu A klasėje nepasistatai kondicionierius, iš karto ten irgi šiltnamio toks efektas atsiranda. Taip, būtinai, nes būtent tas pagrindinė problema ir yra, ir čia ne tik tai pas mus, kiek man teko domėtis ir kalbėti tą patį Skandinavijos, pavyzdžiui, nekilnojamo turto rinką, tai tarkim, tokia buitinė problema dažniausia skandinavų namuose tai yra pelėsis. Nes tie būstai, jie yra labai sandarūs, tuo rekuperatoriai galbūt yra, galbūt nėra, kai kur, tikėtina, kad yra, bet vėlgi, filtrus reikia keisti, jį reikia pirmiausia įjungti, kad jisai veiktų, galbūt kažkur sugedęs. Ir tos ventiliacijos stokos labai dažnu atveju problema yra. Jo, ten rekuperatoriai paskaičiuoja ten vidutiniškai 2 žmonėms, o atsikelia 4, ten pasidaugina, ten ar ten draugų atvyksta. Ir automatiškai viskas išsibalansuoja ten tada. Tai toks, tai mes tų Cayenne'ų iš tikrųjų prisistatėm, tai dabar tie, kas nori pirkti būstą, tai turi pirkti Cayenne arba tada senos statybos kažkokį tai būtų ieškoti. Ir aš manau, kad ta tendencija tokia ir yra, kad realiai turbūt taip ir brangs, nes Honkongė labai panaši situacija buvo, kur valstybė ten valdė ten leidimus, pakankamai statybos vyko lėtai, saviems, liko keli dideli vystytojai, kurie ten arčiausiai prieina valdžios ir šitas smulkus vystytojai visi užsidarė, nes nesugebėjo ten konkuruoti, kaip sakyti, tokioj situacijoje. Aš pamenu, kai aš į rinką atėjau šitas nekilnojamo turto, tai pamenu, būdavo viskas labai aišku. Vystytojas nusiperka sklypą, 6 mėnesiai leidimui, 9 mėnesiai statybai. Tasme, net vėlavimų labai retai būdavo. Ir aš ten stebėdavau ten tas rinkas, ten mano kaimynai vystytojai buvo, tai mes ten kalbėdavomės, sako, aš tau galiu garantuoti, kad tu tenais galėsi tuo metu paskolą gauti. Ir laiko einant, dabar... Visada tai vienas iš mano klausimų, kur link mes einam ir kas yra jau čia tą dugną jau, man atrodo, ne pirmą kartą pramušam ir dabar vystytojai kalba, kad tam statybos leidimui reikia be ne 3 metų. Tai labai aš ne vystytojas, aš nevystau, bet aš su jais bendrauju, nes mano veikla to susijusi. Tai taip ir yra. Aš pats norėjau savo būstą nusipirkti šitas vienam projekte, kur buvau nusižiūrėjęs. Verslo žiniuose dar galima iki šiol rasti straipsnį prieš 5 metus, kur išleido, kad mes tuoj pradėsim statyti. Ir dabar prieš savaitę startavo. Nuostabu. Ir man atrodo, dar iki šio leidimo jie dar net neturi. Man atrodo, gal pakeitimus darė, bet anksčiau tai užstrigo, nes užstrigo ten tie visi procesai. Tai tas ir įdomiausia šitoje vietoje, kad mano akim žiūrint, tai yra būtent labai didelis konkurencijos apribojimas, nes verslas veikia taip, kad jeigu mes pradedam kažkokį projektą vystyti, tai yra projektavimo stadija, yra statybų stadija, yra pardavimų stadija ir jeigu mes 3 metus sugaištam vien tik tai leidimo gavimui, tai visas projektas 5-6 metai. Taip. Tai 5-6 metai, tai reiškia, jeigu tai yra su tojais skaičiais lyginant, kuriuos kalbėjai prieš tai, kad yra 6 mėnesiai leidimas, 9 mėnesiai statyba, tai yra 1,5 metų. Tai grubiai kalbant, nuo 1,5 metų išsitęsia iki 5-6 metų, tai automatiškai reikia ir kapitalo, nebe 1,5 metų laikotarpiu, o 5-6 metam, tai automatiškai, kai yra kalba apie milžiniškus pinigus, tai yra tiesiog labai retas, kas gali sau leisti. Smulkus negali sau to leisti, nes tau 3 metus laikyti darbuotojus visus ten su visais sėdėti tenais. Didieji turi, jie ten vis tiek išsidėlioja procesą, tas vis tiek kažkoks tai projektas yra, tai nėra, kad jie visiškai negauna. Jeigu ne vienas, tai kitas. Jo, jeigu ne vienas, tai kitas, tai tada, kai tokį procesą dar gali užsikurti, tai tada gali gyventi, bet tam reikia daug kapitalo, tai automatiškai visi tie smulkus verslai, smulkus investuotojai, smulkus vystytojai iškrenta iš žaidimo, nes jie neturi tiek kapitalo, jie neturi
galimybės tiek laukti. Ir dabar, ką aš matau, tai vat ir yra, kad iš esmės Vilniuje bent jau liko tik tai didieji vystytojai, tie, kurie sugebėjo užsidirbti, turi kapitalo, jie yra tikrai finansiškai labai stabilus. Ir jie gali tenais savo leisti toliau vystyti, o ten kažkas bando loftus daryti, loftus ten iš karto apriboja. Ir kiekvienam žingsnėje toksai atrodo, sąmokslo teorijų neskleidžiant, bet toks įspūdis toks vidutiniškas. Ir kol tos statybos vyksta, tai, pavyzdžiui, aš tada, kaip mes kalbėjome apie tą projektą, kur aš savo norėjau pirkti, tai jo buvo vienos kainos ir aš pamenu, jie tada dar labai tikėjosi gauti leidimą. Ir kas mėnesį aš su vadybininkais labai gerą santykį palaikiau ir skambinu ten pirmą mėnesį, sakau, tai kada jau tu startuosim, o sakau, kokia kaina bus, kad aš ten žinočiau. Sako, 2200 kvadratas. Po mėnesio skambinu, sako, žinok, dabar, o nieks nesikeitė, sako, kaina biškai pasikeitė. 2300 už kvadratą. Sakant, į mėnesį ten vėl, sako, 2400. Tai galiausiai jie kėlė ir ten, sakau, vienas šalia projektas, tai va šiandien startuoja, o kitas startavo, man atrodo, po 1,5 metų ir šitas ir startavo apie 3000 eurų už kvadratą. Tai čia man primena, kai būna politikai ir ten tie valstybės tarnautojai ateina ir sako, mes jums ateisim, padėsim, ten kažką išgelbėsim jūs ten nuo brangių būsto kainų ir panašiai. Tai, ir mane iš karto pradeda purti tada, nes tas gelbėjimas ten toks ir buvo. Ten vienas politikas, pavardės neminėsiu, bėgiojo aplinkui, viską užskūsdavo, ten kažkas negerai ir panašiai. Ir ten labai daug ten tokių problemyčių pridarė. Ir tas gelbėjimas kainavo, realiai 50%. Nes tas projektas startavo prieš savaitę su 5,5 tūkstančio už kvadratą, turbūt kažkas tokio. Tai ten aš jau apie 2 projektus iš tikrųjų kalbu ir vieną ir kitą, nes vienas vis tik startavo tada ten po 2 metų, o kitas, kur jau visiškai mano toks svajonių projektas, tai prieš savaitę startavo. Ir aš žinau, kad vadybininkai net nežinau, kaip kainodarą daryti, nes dabar rinkoje situacija tokia, čia kaip ir sakoma, kad rinkoje daug būsto yra, rekordinis kiekis, bet kai startavo, tai man atrodo per pirmas 3 valandas rezervavo visus tuos pačius patraukliausius ir dabar po savaitės, man atrodo, apie 30%, bent taip tiek skelbiama, kad rezervuota. Tai čia per savaitę toks rezultatas ir kaina yra įspūdinga. Bet čia 5,5 už kvadratą ir į viršų, bet visai ne per seniausiai kitas projektas, dažnai nekilnojamo turto rinkos liežuvių plakamas prie Neries, man atrodo, gal net taip ir vadinasi. Hanerio konkrečiai projektas, kur kainos nuo 8,000, man atrodo, už kvadratą tenai. Ir daug kas kreipia galvas ir klausia įvairiuose vidiniuose ir ne tik čatuose, kaip čia taip dabar ir ar čia yra normalu ar ne, bet va čia prieš laidą dar peržiūrėjom duomenis, kad irgi ne 30% projekto yra išparduota. Taip, ir ten yra visi butai, kurie į nerį, yra kas perka, yra kas, tai Lietuvoje turim tą K formos augimą, kur yra dalis gyventojų, kurie ten parduoda verslus, ten startupus ir panašiai, ir jie turi pinigų ir jie gali pirkti, ir kita dalis, kurie tikisi gyvena iš tos 10% augančios algos ir jie nespėja su kainomis kartu, o būsto pastatoma yra nepakankamai, nes gyventojų auga daug sparčiau negu pastatoma būsto. Ir aš labai mėgstu dalyvauti tose visose konferencijose ir ten valstybinės įstaigos nuolat kalba apie būsto ten škvalus, kilimus, ten dar kažką, bet dažniausiai problema yra tos valstybinės įstaigos, nes jos sukuria šitą situaciją, sukuria tą trūkumą dirbtinį ir tai tiesiog, čia galima iš vienos pusės piktintis, iš kitos, tai suprasti, kad taip veikiasi, taip bus, taip yra ir bus, ir situacija nepasikeis turbūt, leidimai greičiau neišeis, nors ten skelbia kiekvieną kartą, kad šitas bus greičiau. Pagreitinom. Aš pamenu prieš kokius turbūt 5 metus, tai irgi ten aplinkos ministerija ir ministrai skelbė, kad jie ten gerins būsto kainas, bet kad žmonės lengviau įsigytų, ten greičiau, pigiau ir panašiai, bet ką padarė, taip įvedė ten tos visos infrastruktūros mokesčius, kurie ten yra, tikrai, šiaip,
kažkokią tai sumą, tada apriboja ten tos leidimų išdavimus, ten pamenu dar STT įsiveržė savivaldybę Vilniaus irgi supakavo ten, šitas iki šiol, man atrodo, tos bylos vyksta, kad ten, man atrodo, bent jau Vilniuje, tai tas kertinis taškas turbūt ir ar nebus va tas va, kad tuos... Nuo to momento smarkiai pradėjo ilgėti leidimų gavimas. Šiaip tai... Nes visi, man atrodo, kiek man tekia yra girdėti, problema yra tame, kad visi bijo dėti parašą. Tai. Ir, nes jeigu nepadėsi parašo, tau nieko nebus. Taip. Bet jeigu padėsi ne ten kažkur, tai gali turėti rimtų problemų ir kol 200% žmogus nežino, kad jam tikrai nieko nebus, jisai nededa to parašo ir taip gaunasi, kad stampimasis. Gal ir taip, tai va, bet tas turbūt iš tikrųjų, taip žiūrint, kiek aš stebėjau tą visą rinką, tai turbūt tas toks buvo kertinis, kur iš tikrųjų tas skaidrumas iš tikrųjų kirto per leidimų išdavimą, nes tada apskritai sustojo gal pusmečiui bet kokių leidimų išdavimas ir tik paskui po truputį ten prasidėjo. Tai... Kas iš esmės gal ir nėra blogai pati mintis ir idėja, ta prasme to, bet nu, jau praėjo nuo to laiko, gerai, tai buvo kažkoks tai supurtimas, sakykime, ir įvyko kažkas, kas turėjo galbūt įvykti, bet nuo to jau praėjo kokie, nežinau, 3-4 metai, jeigu dar nedaugiau. Aš manau, kad čia prieš kokius, nu jo, tai vat jau neseku ten to. Tai per tą laiką man bent jau taip atrodo galima būtų įsivesti kažkokią tai tvarką ir sistemą, kuri galėtų leisti greičiau tiesiog tuos pačius procesus. Taip, ir paaiškinimas yra koksai, kad leidimų išdavimas tarsi pagerina statomo būsto kokybę, nes tenais kažkas tai pagerėja, ten, nežinau, privedimai kokie nors ar panašiai. Bet iš tikrųjų, nu, tai yra labai keistas argumentas, nes vystytojai stato iš esmės tas pačias dėžutės, jau jie ten ranka atmušta ten ir ten kažką tai, nu, tas leidimas ten, nu, kai kuriuose vietose gal tenais kažką gali pakeisti, sužiūrėti ten detalės, bet realybėje tai, nu, vystytojas bet kokiu atveju jisai laikosi savo standarto ir ten tie būstai dar nei vienas nėra nugriuvęs. Tasme, nei 2015, nei 2012, nei tie patys Salomėjos Nėries būtai, kurie ten turbūt yra rinkoje, anksčiau žinomi bent jau būdavo, kad ten galėdavai susibelt su kaimynu ir pasikalbėti ten apie druską. Kokių ten tik legendų nėra buvę apie tos būtus. Tai bet šunys prasigraužė per sieną ir panašiai. Pajuokaujant, tai dabar, vat, kai statom kokybiškesnius būstus, tai vat, kaimynai tarpusavėje nebebendrauja, taip kaip anksčiau ten socialinį atitolsta. Ratą mažinam žmonėm. Ok, o ką tu pasakytum tokiem žmonėm, kurie, vat, nuo kokių, nes jų mano nuostabai vis dar yra, kartais tenka mano kasdienybėje sutikti, kurie nuo kokių 2017-2018 metų vis dar laukia, kol kainos nukris. Tai čia ne nuo 2017, čia visą laiką laukia. Čia yra tas ir aš pats ten irgi buvo laikas, kai laukiau ten tų kainų kritimų. Bet galbūt kokiais, ten, nežinau, 12-13 metais galėjai tą pagrysti, ar ten netgi kokiais 15, netgi gal ir tais pačiais 17 galėjai dar vis pagrysti, kad žmogus, nu, ne per seniausiai atsimena, kaip vat, po ten 30-50% per... Aš turiu atsakymą iš tikrųjų tavo šitą klausimą. Taip. Aš kažkada važiavau į Ameriką ir ten gal kokius 2 mėnesius važinėjau po įvairias valstijas ir pamenu kažkur oro uoste radau knygą ten apie investavimą į nekilnojamą turtą. Ir aš pamenu ten kelionėje beskraidant perskaičiau ją ir man labai įstrigo viena mintis, kuri tenais buvo parašyta ir aš pamenu tada tą klaidą dar padariau ir paskui supratau, kad gyvenimas taip yra kaip tai knygoje. Jie ten, Amerikoje viskas ten, pas mus duomenys yra, tarkim, nuo 90-ų, tarsi mums gyvenimas prasidėjo tik tada, o Amerikoje ten jie nuo 45-ų visus duomenys turi. Nu, tas, ir jais operuoja, ir jais kalba ir panašiai. Tai jie ką pastebėjo, tai kad nekilnojamas turtas kyla ilgai, nu, tasme, irgi ilgai, tasme, tie laikotarpiai kilimo būna dažnai ilgi, o kritimai dažniausiai būna greiti
ir šitas ir greitai atsistatantis. Ir labai trumpi. Ir labai trumpi laikė. Tai tiesiog, jeigu ten 2000, ten ta, nežinau, 90 krizė, kaip irgi, atrodo, tada, kai tu ten esi, tai atrodo, kad niekada nesibaigs. Bet iš tikrųjų ten po metų praktiškai viskas pradėjo tvarkytis. Ir šitas, ir jeigu tu ten tą juodžiausią periodą išgyveni, ten turi ten, nežinau, santaupų atsidėjęs, ten dar kažko tai, kad galėtum išgyventi, tai tavo darbas yra iš esmės per krizę išgyventi ten tą laikotarpį. Iš kitos pusės, tu gali būti pasiruošęs tai krizei ir tada greitai reaguoti. Ir aš pamenu, paskui nuo 2010 metų iki šiandien dienos, aš pamenu dar 2 tokias krizės, ar 3, tokias didesnės, kur kritimai vyko, tas pats COVID'as irgi, kainos krito ten 2 mėnesiam kažkur tai. Tai tu per tuos 2 mėnesius galėjai sureaguoti ir nupirkti būstą. Tai aš pamenu, vieną pardaviau tuo metu per COVID'ą iš baimės, kad galvojau, kad bus negerai ir norėjau peršokti ant kito šiek tiek didesnio, bet už tokią pačią kainą netoli centro jau. Ir šitas ir nespėjau, nes, iš karto atsistatė pakankamai greit rinka, tie visi panikuojantis, kas spėjo parduoti, pardavė, kiti, kas nespėjo, tie iš karto atstatė kainas ir paskui jos pradėjo važiuoti toliau aukštyn. Ir tie laikotarpiai. Ir kur nuvažiavo, mes puikiai atsimenam. Ir esam dabar čia, turbūt kur žiūrim ir vis negali patikėti, vis atsidarai naujam projekte kainas, pradžiai toks šokas, pyktis ten ir paskui susitaikymas, ten visą tą praeini turbūt. Ir šitas ir galvoji, ar čia verta pirkti. Tai bet dabar problema turbūt tokia, kad pas mus jau kainos yra aukštos ir pas mus bazė aukšta. Tai net jeigu kainos ir kils, jos vis tiek, jos procentiškai nebus ten jau labai aukštai. Ir jeigu taip kalbant, apie ką mes kalbam su investuotojais, kurie ten investuoja daug metų į nekilnojamą turtą, tai jie labai mėgsta Excelį ir Excelis rodo ką? Excelis rodo, kad šiandien dienai tau labiau apsimoka parduoti nekilnojamą turtą, įdėti į ETF-us ir nieko nedaryti. Nes su nekilnojamu dar tenais yra reikalų visokių, ten ir mokesčiai, ar nuoma, ar ten remontas tualetų, dar kažkas. Sieną perdažyti reikia. Sieną perdažyti nuolatos reikia ten. O tenais į ETF įdėjai ir jeigu tu kapitalą ten nekilnojamam turtė sukaupiai, tai tada tiesiog nori visi jau ten, kurie tame ten 10 metų, 15 metų, kas spėjo uždirbti, tai tiesiog išeiti iš NT, nes NT rinkoje, mes einame į vakarus, nuoma ilgalaikė, pavyzdžiui, čia buvo kažkada tai spaudoje rašiau straipsnį, tai mane patį nustebino, nes vis tiek iš eigos ten darai kažką tai ir pamiršti pasiskaičiuoti, bet taip sustoji ir pasidarai Exceliuką, tai ilgalaikės nuomos kaina, ten man skaičius rodė 4,2% pajamingumas, tai reiškia dar prieš mokesčius, prieš ten viską, o paskui jeigu dar perskaičiaus trumpalaikiai nuoma, jeigu ten atiduodi administratoriui, tai ten iš viso gaunasi 2%. Kas atrodytų, kad trumpalaikė turėtų generuoti daugiau, bet iš tikrųjų galutiniam rezultate tenais susimokėjus visiems viską lieka 2%. Tai ir tada galvojam, tai gal čia indėlė, tada parduodi turtą, įdedi indėlį ir viskas, ir ten gauni tą patį, ir tau nereikia ten skambučių naktimis laukti, ir ten kitų, kurie ateina iš aktyvaus nekilnojamo turto. Tai o kaip pats matytum tą nekilnojamo turto rinkos pačią raidą ir kaip įsivaizduoji, kur link mes čia sukam ir ar nėra taip, kad jau mes esame aukščiausiam tam piko taške šiai dienai, jeigu nagrinėtumėm kainų aktyvumo lygį, nes tai, kas darėsi sausį vasarį, tai visi jau čia pasiraitojo rankovės ir galvojo, kad čia jau pavasarį, tai čia jau bus. Jau čia jau kaip dės, tai jau čia to stogą nuneš. Ir galbūt kovo mėnesio artimųjų rytų įvykiai, Irano konfliktas, galbūt vėliau praskridę keletas dronų, kažkiek atšaldė. Faktas, kad atšaldė tą rinką, sakykime, lūkestį atšaldė, nes patys skaičiai jie nesumažėjo, bet taip to tokio lūkesčio, kad taip išsprogdins tą rinką ir taip staiga šaus į viršų dar pavasarį, dar labiau ir vis dar labiau, tas neįvyko. Kaip tu manai, kokioje mes šitoj stadijoje esame? Tai aš manau, kad jeigu žiūrint taip labai per trumpalaikę perspektyvą, to tokia ten savaičių, mėnesių ir panašiai, tai be abejo ten tie visi Hormuzo situacijos ir panašiai, tai jie paveikia, ten žmonės stapteli. Ir aš tokių irgi momentų esu, jų yra daugiau per visą laiką. Ir tada tie, kas ten neturi ir kažkas supanikuoja, tai tuo metu gali pirkti. Tai šiuo metu ta Warreno Buffetto ar kažkieno tai iš investuotojų pasakyta be greedy when others fearful and be fearful
careful when others greedy. Tai dabar... Pirk, kai kiti parduoda, žodžiu, parduok, kai kiti perka. Taip. Tai kai kiti godus, tai tu parduodi, kai kiti išsigandė, tai tu perki. Tai čia turbūt ir ta pati situacija yra, nes infliacija bus 6%. Tai reiškia, kad irgi neišvengiamai viskas brangs. Kas labiausiai veikia nekilnojamo turto kainas ir įperkamumą, nes ten visokių rodiklių išsiveda ten bankai ir panašiai, tai iš esmės centrinio banko ten politika. Jeigu jisai, ir dabar reikia prisiminti tada, kai pakėlė palūkanas centrinis bankas tenais kovodamas su infliacija, tai tada rinka stojo. 22 metų pabaiga. Taip. Ir ten metus maždaug tenais viskas stovėjo ir paskui, kai... Net metus galima sakyti, ir 23, ir 24 dar beveik 2 metus tokia stagnacija. Ir kol tenais dar, visi pamato ten, tas metais, tai apie porą metų. Ir tada tai tada nekilnojamo turto kainos krenta, arba ten neauga, ten gal taip, keičiasi tendencija, tai pristabdo kainų augimą. Ir dabar, pavyzdžiui, turim tas mažas palūkanas, irgi ten planas yra šiemet 1 arba 2 kartus pakelt palūkanas. Tai automatiškai tas atsilieps NT rinkai. Ir aš pamenu, dar čia su didžiaisiais vystytojais bendravau ir jie tą patį ir sakė, sumažino dabar iki 2%, tai reikia palaukti pusmetį, kol visi pamatys, kad tenais jų ten paskolos sumažėja ir tada prasidės pardavimai. Tai lygiai tas ir įvyko. Ir dabar jeigu ten pradės kelt, tai priklauso nuo to, kiek kels, tai rinkos aktyvumas turbūt ir bus reguliuojamas per tai. Tai nes žmonės žiūri labai paprastai, jie pasižiūri, kiek jų įmoka bankų yra ir kiek jų yra nuomos kaina. Tai aš pamenu, kad tada, kai pakėlė palūkanas, tu ten skaičiuoji, kad nusipirkai butą po kurio įmoka ten 1000 eurų, o nuoma yra ten 700 eurų ir minus 300. Ir tiek, kai kurie supanikuoja, nežinau, ir tada parduoda turtą, nes labai blogai, kad generuoja neigiamą srautą. Bet paskui sumažėjo vėl tada iš naujo tenais tada. Čia lygiai tas pats, kaip ir, ką ir kalbėjom, ką ir minėjai, jeigu visą imti scenogramą, tą kreivę nuo, kaip sakė, amerikiečiai nuo 45 metų skaičiuoja, tai tie pažemėjimai ir tie pakritimai, jie egzistuoja, net nereikia krizių, kad jie atsirastų, elementarus palūkanų paaugimas automatiškai jisai įdeda tokią stagnaciją bet jie dažnu atveju, čia lygiai apie tas pačias palūkanas, kai tik pakilo palūkanos, visi pradėjo kalbėti apie fiksuotas palūkanas, nors N metų niekam buvo neįdomus klausimas. Fiksuotos palūkanos iš vis niekam nekėlė jokio klausimo. Kai Euriboras sukilo, visiems pasidarė aktualu ir tada kažkaip visi pradėjo kalbėti. Tai pas Euriborą tas rodiklis. Bet procesas, pabaigiant, jisai truko, ką tik kalbėjom, nepilnus porą metų. Taip. Ir vėl nukrito. Nes ekonomiką reikia gaivinti, ten reikia, kad ekonomika atsigautų, reikia pigių pinigų. Ir tiesiog, turbūt tas ir bangavimas yra. Turbūt per visą laikotarpį yra tie trumpalaikiai bangavimai, ten gali paskui išvelgti per dešimtmečius, kaip ten keičiasi. Ir vieną ant tos bangos turbūt gali investuoti ir gyventi. Tai dabar tie infliaciniai periodai, pavyzdžiui, tai man labiausiai kažkada įstrigo. Pamenu, dar studijų metais sutikau, užvažiavau į svečius pas ten tetą ir jie turėjo tokį didžiulį namą. Toks senas 90-ų statybos, kur būna ten nebandytų, bet... Tada visi tokie buvo. Taip. Turiu omeny namai, ne žmonės. Jo, tai ten, bet žmonės tenais buvo labai paprasti, ten labai panaši šeima, praktiškai mama ten kažkur tai valstybinėje įstaigoje, tėtis ten statybose, tai tai tenais irgi ten, kur žmonės nepasiturintys. Ir aš taip žiūriu į tą jų namą, pasižiūriu juos į namą, sakau, kaip jūs tokį namą sugebėjot pasistatyti? Ir jie sako, mes tai taip, bijom čia visiems sakyti, bet sako, iš tikrųjų tai mes 88 metais gavom galimybę pasiskolinti. Ir jie pasiėmė paskolą, pasistatė tą namą ir paskui jie ten turėjo grąžinti tą paskolą ir paskui, kai visi verkė, kad rubliniai indėliai nuvertėjo, tai nuvertėjo rublinių indėlių paskolas. Tai jie sakė, kai reikėjo grąžinti ten ar zuikučiais, ar talonais, ar kažkuo tenais, tas paskolas, sakė, ten praktiškai uždyka tas namas gavosi. Tai tie infliaciniai periodai ir yra gerai tuo, kad jeigu infliacija didesnė, tai reikia turėti skolą, kuri nuvertėja.
Ir vat per COVID, kas skola atpinga. Tai iš esmės jo. Tai šitas ir, kai vat per COVID, kiek ten infliacija buvo ten pakilus, nežinau, ten. Iki 21 momentų. Iki 20. Tai va, tai jeigu tu, nueini į banką ir skolinėsi su tom euriboriniam palūkanom, jeigu duoda paskolą, aišku, skolinėsi su ten 3, 4, 5 procentais, nežinau, gal ten tada, nepamenu kokios tada buvo, bet jos ženkliai per mažos. Ir vis tiek, ir kai yra ta vidutinė temperatūra kambario, palatos ten vadinama, tai vat, kadangi Europos Sąjungoje infliacija vidutinė ten buvo 3-4 procentai, tai va ten biški palaikė ir paskui užkėlė tas palūkanas ten iki 4 procentų, kas jau ten visiems atrodė kosmosas, kas lietuviui ten pratusiam prie krizinių 12 procentų Viliboro palūkanų yra kaip dovana, ten už tokias palūkanas niekur negausim. Tai va, tai iš esmės visi tie per COVID, kurie turėjo paskolas, jie visi išlošė. Visi, kas turėjo būsto paskolas, kas turėjo verslo paskolas, jų skola nuvertėjo. Taip, o turtas pabrango. Jo, arba čia pinigai nuvertėjo, ar turtas pabrango, čia jau kaip pasižiūrėsi į šitą situaciją, taip. Taip. Prakalbam truputėlį apie tos bankus ir kaip pats manai, kadangi vis tiek yra apribotas grynųjų pinigų dalyvavimas operacijose per nekilnojamąjį turtą, kiek apskritai grynųjų pinigų rinkoje yra ir ar jais vyksta, sakykime, kažkokios tai stambesnės operacijos, nes man, dirbant toje rinkoje, aš bent jau nematau arba matau labai jau retais išimtiniais atvejais, nes tiesiog nėra kur tuos grynus panaudoti perkant nekilnojamąjį turtą. Bet tenka girdėti žmonių, kurie turi, sakykime, valiutos keityklų verslus, kaip pavyzdys, tai sako, aukso amžius, ypatingai su įvairiais artimųjų rytų, tiksliau viduriniosios Azijos, Ukrainos, Baltarusijos piliečiais, jie pas juos cirkuliuoja pakankamai stipriai. Ar kaip tavo akim, sakykime, šita grynųjų pinigų rinka, jinai išnyks kada nors, ar jinai visą laiką tokia ir liks kažkur tai egzistuoja? Man atrodo, kad čia toks politizuotas labai klausimas, tai toks tapęs, politizuotas, nuo žodžio neracionalus. Tasme, kur kažkas pasirenka savo ten liniją, kad aš už skaidrumą, tik tai paskui būna labai juokinga, kai tuos, kurie už skaidrumą paskui suranda su 1,5 milijono grynais, bet, bet čia įprasta turbūt tiesiog vieną kalbėti, kitą daryti. Tai čia yra keli aspektai turbūt. Tai pirmas dalykas, tai ten ta 5,000 eurų riba, kurie atsiskaitimas. Tai aš nežinau, turbūt šešėlių gerai, čia nieks tyrimų nedaro, ar ten prisideda ar neprisideda prie mokesčių didesnio surinkimo. Šiaip tai mokesčių surinkimas auga kiekvienais metais rekordiniais tempais, tai gal bandyt prisideda. Bet tos 5,000, kai įvedė, tai man atrodo, čia prieš 10 metų buvo, tai čia prieš kiek infliacijos kokį skaičių. Tai tiesiog neracionalu. Antras dalykas, man visą laiką juokinga būna, kad dažniausiai apie tai kalba kokie vyresnio amžiaus vyrukai, kurie sako, aš už skaidrumą, sako, ir aš noriu, kad viskas būtų kortelėmis atsiskaitinėjama. Ir aš jo klausau ir man kažkaip neskamba, tas sako, aš noriu, kad viskas eitų per banką ir kortelę. Ir aš taip sėdžiu, tas ir galvoju, žmogus, vis tiek ten 50-60 metų, jisai dar kortelę atsiskaitinėja, nes aš tai kortelę, pavyzdžiui, nesiskaitinėjau, aš atsiskaitinėjau telefonu. Aš net nežinau, kur mano fizinė kortelė yra. O jisai dar sprendžia tą tokią, kaip sakyt, tą klausimą, dar kortelinį klausimą. Tada sekantis, mes gyvenam tai pažengusiai šalyje, kur bitkoinai yra, ten kripto visokie ir panašiai, tai ten tie, kas nori ten daryti kažką tai nelegalaus, tai jie ten pilna galimybių ten ir kalbėti apie grynus, kaip apie kažkokį ir dar apie 5,000, tai faktas, kad ten milijono tenais nedarysi, bet kad tenais į turgų negali mėsos nusipirkti ar kažko, tai tikrai nėra patogu. Ir šitas ir, pavyzdžiui, dabar ten žiūri apie deklaruotus pinigus ten politikų. Tai man tokia labai keista diskusija, kur žmonės turi legalius deklaruotus pinigus ir dar prie tų deklaruotų pinigų kažkas kabinėjasi. Tai aš ten nesimsiu ten vertinti jų ten tų pinigų, nes man kaip pasako, kad sakau, įspūdinga suma ten, vakar laidoje kažkur mačiau, įspūdinga suma 18 000 žmona gavo iš vyro ar iš kažkur tai ten. Aš klausau, galvoju, kas čia dar. Paskui ten mūsų Seimo milijonieriai ten didžiausia, ką turi ten grinais, ten, man atrodo, 300 000. Tai dabar tu už tokią sumą už grinais net butą nenusipirksi. Aš iš milijonierių tikėčiausi milijonų, kad ten būtų, pavyzdžiui, man įspūdį darė tada, kaip iš Ukrainos bėgo milijonieriai,
kur ten pagauna politiką kokį nors ir ten, pavyzdžiui, turi 30 milijonų grinais. Nu, čia yra įspūdinga suma. O dabar šitas ten turi, nežinau, kažkiek. Bet grįžtant prie grinųjų klausimo, kas yra pamirštama šiuo atveju? Kitas klausimas, o tai kiek grinų reikia turėti? Nu, dabar mes esame pafrontės valstybė, šitas aš nežinau, aš buvau Vokietijoje, pavyzdžiui, nueinu į barą, ten kortelę nieks nepriima. Jau nekalbu apie telefoną, ten turi grinais atsiskaitinėti. Ir mes čia tokie grinuoliai, kur viską norim atsiskaitinėti. Tai va, tai kiek reikia turėti pinigų? Ir aš pamenu, tai kai prasidėjo Ukrainos karas, pas mane į vieną butą atvažiavo, tuo metu visi ten nemokamai duodavo įgyventi ir panašiai. Šitas atvažiavo ten iš Ukrainos šeima ir šitas ir jie iš Mariupolio kaip tik buvo, ten su 2 mažais vaikais, pamenu. Ir šitas ir jie, sakau, ką jūs darysite toliau? Ir pas jie sako, tai mes dar turim santaupų ten kažkur pusmečiui pasiskaičiavę ir aš sakau, taip, neklausinėjus apie svetimus pinigus, bet maždaug bandau įsivaizduoti, kiek jiems tų pinigų reikia. Jie skaičiuoja, sako, mėnesių reikia bent 5,000. Tas mes šeimai. Vienam žmogui taip, aš, pavyzdžiui, irgi galiu palapiniai pagyventi, bet jeigu šeimai reikia, tai tada buto nuoma per karą į tas pafrontės valstybės važiuoja ten 100,000 žmonių, tai kainos kyla į kosmosą ir tai ten 5,000 kaip minimum. Tai va, jeigu ten 6 mėnesiam ten turėti santaupų, čia taip kaip minimum. Ir jeigu mes skaičiuojam kaip Lietuva, bet jeigu ten kažkas tai prasideda, kažkoks tai konfliktas, tai mes kaip vyrai faktas, kad mūsų neišleidžia, bet šeima tai jeigu gali pasitraukti, tai turėtų pasitraukti kažkur į Vokietiją. Tai kiek tenais reikia vieną mėnesį, ten ar pusė metų, tai mes skaičiuojam be 50,000 grinais, nieko negali padaryti, o kai karas prasideda, tai va su ukrainiečiais galima pasiklausinėti, kaip jiems sekėsi ten atsiskaitinėti kortelėmis, kaip ten viskas veikia ir panašiai. Tai čia iš karto internetas dingsta, tu jokio ryšio su išoriniu pasauliu ir jeigu ten tie, kas turėjo grinų, tai jiems pasisekė. O kiti, kurie ten kortelėm bandė braukyti, tai gali būti visko tenais tas metai. Tai pas ukrainiečius tas kortelinis atsiskaitimas nėra toks populiarus ir tada įvedamos kapitalo kontrolės priemonės, tai aš nežinau, kiek ten jie 15 eurų per dieną galėdavo nusimti, man atrodo, dar 10 eurų. Kad ten bankai neužsidarytų, nes visi bandytų traukti iš bankų pinigus ir viskas. Tai šitas, o tie, kas yra išsilavinę, finansiškai raštingi, tai jie turi turėti pinigų atsidėję juodai dienai, arba bent jau žinau, kad turtingesni žmonės Lietuvoje tai atsidaro sąskaitas užsienyje. Pavyzdžiui, per didžiąją krizę lietuviai bandydavo išvežti 2008-2009 krizę, tai lietuviai bandydavo atsidaryti sąskaitas Norvegijoje. Nes, Norvegija naftos turtinga ir ten buvo bankas DNB, man atrodo. DNB, jo. Tai visi bandydavo pereiti į DNB ir jiems tiesiog netidarinėdavo sąskaitų. Tas pats Svedbankas, kuris buvo Lietuvoje ir Švedijoje negalėdavo atsidaryti sąskaitos, kad būk Lietuvoje. Tai šitas, gerai gal nebūtinai grinais, bet tada turėk su užsienyje sąskaitą, kur laikysi dalį ten tų savo juodai dienai pinigų. Ir dar jų reikia turėti, o kaip statistika rodo, Lietuvoje ten finansinis raštingumas nėra aukštas, bet ir šiaip ten daugiau negu 50% žmonių gyvena nuo algos iki algos, tai ten apie santaupas ten net kalba neina. Tai įsivaizduok, turi mažai pinigų ir dar neturi grinų, tai ką tada daryti? Tai jo, čia gali būti pajamas didelės, bet ir išlaidos dar didesnės, tai tas taip, bet grįžtant prie grinųjų pinigų, tai dažnu atveju tas piešiama kaip kažkoks, sakykime, blogis, bet tie patys amerikiečiai dažnai irgi, pavyzdžiui, sako, tai yra mūsų nepriklausomybės, sakykime, nuo kažkieno, nuo bet ko. Jie tikrai nesiruošia tenai, kad jos kažkas tai užpuls, bet tiesiog, aš noriu turėti... Jo, tai aš pavyzdžiui, kaip prasidėjo... Nenoriu, kad mane kažkas tai, nežinau, kaip pasakyti, trekintų lietuviškai, sektų mano atsiskaitimą, kada aš kiek išleidžiu. Vienas iš aspektų yra, kur čia dabar irgi nutekėjo, kas ten įsidėjo pinigus ir kažkam padarė pavedimą. Tai tie bankai, tie duomenys, kurie kažkur tai yra, tai jie bet kada gali nutekėti, kaip bebūtų. Aš su IT šiek tiek susijęs, tai ten dažniausiai žmogiškasis faktorius, čia kaip ir dabar registrų centro nutekėjo duomenys,
bet, nu, vis tiek jie kažkada tai nuteka. Ten yra kvantiniai kompiuteriai, ten gali būti nulaužti kodus, ten visi ten tikisi, bet iš esmės labai norint, tai ten vis tiek tu siuntinėjai tuos savo išrašus bankams į e-mailus, ten į bankų vadybininkams ten paskolos norėdamas, tai ten irgi savo visus duomenys atiduodi. Visi išrašai ten bet kada gali, ten, nežinau kiek Lietuvoje žmonių ten prie jų prisiliečia, tai tas duomenų saugumas yra tokia ganėtinė iliuzija. Ir šitas, ir koks yra kontrargumentas, sako, bet jeigu tu nieko neslėpi, tai šitas, na, tai kodėl tau, nu, kodėl tai yra problema? Tai šitas, tai, nu, tu gali nieko neslėpti, bet jeigu tau atsiųs sąrašą, man vienas pažįstamas atsiunčia, sako, atsiuntė valstybinė įstaiga ten klausimų, ten 12 puslapių, sako, ir dabar atsakinėk. Tai sako, ką man pasimti iš darbo atostogas ir aiškintis ten, pavyzdžiui, ten kažkas padaro 30 eurų pavedimą ir parašytą skolą arba ten pajokauja už sekso paslaugas. Tasme, ir tada tu turi aiškintis, nu, kas ten per sekso paslaugos, kokias ten teiki ir panašiai. Tasme, ir kiekvienas tas įrašiukas, jisai ten pas tave nu, tasme, ir tau dėl jo gali užduoti klausimus. Ir ten, aš įsivaizduoju, ten prieš kokius 8 metus dabar, kas 2026, 2018, ten balandžio 1 dieną, tu ten pats padarei pavedimą, irgi ten net neatsimeni už ką, neparašiai maistas, o parašiai, kad už gerą laiką. Ir arba ten, nu, ten tų klausimų gali būti daugybė, tai šitą tiesiog... Labai pilka zona, aš įsivaizduoju šitoje vietoje, tik tai, kad aš puikiai suprantu ir teisėsaugą šitoje vietoje žymiai paprasčiau kontroliuoti, ir ta grynųjų pinigų tie atsiskaitimai nepaslaptis buvo sunkiai kontroliuojami ir tikrai daug šešėlio tame. Čia ne konkrečiai apie nekilnojamąjį turtą, apskritai apie jų cirkuliaciją. Ir, nu, iš esmės, tame tiesa, bet tai nėra sprendimas, tarsi, kad apriboti, kad turgui negalėtum už grynus nusipirkti. Tai ten, nu, čia toksai labai, labai smulkių ieškojimas. Iš tikrųjų, didžiausi pinigų plovimo ten skandalai, tai čia, aišku, spaudoje dar galima pasižiūrėti, reikėtų ir vardą paminėti, pavyzdžiui, banko oranžinio, kuris turi oranžinį logotipą ir kur ten 10 milijardų ten išplovė, tai tenais, nu, ten yra 10 milijardų, kai mes čia kalbam apie ten kažkokį tai ten 20 eurų, ten 1000 ar kažkiek, tai čia su tokiom sumom, tai čia tik tai įspūdinga suma, ten irgi išeina antraštė, įspūdinga suma, ten rasta ten 3000 eurų ir panašiai ten. Tai tokios, nu, man atrodo, kad čia tiesiog labai blogai, kad yra labai politizuota. Tasme, kad kažkas pasidarė savo ten tą politinę liniją, kur savo statosi reklamą, kad va mes čia skaidrus. Ir čia tų skaidrių buvo labai daug ir visi kažkodėl sėdi. Tai tasme, tai... Ok, kaip pats manai, mūsų valstybei dar apskritai dažnai tenka pasikalbėti ir su tais pačiais investuotojais, nekilnojamą turtą, aš taip vadinu tuos, kurie perka, parduoda nekilnojamąjį turtą, parduoda butus, daug kas juos vadina perpardavėjais ir galbūt nelabai mėgsta jau, sakykime, kaip pats žiūri į juos ir kaip pats vertintum, ar tai yra apskritai verslininkas ir verslininko statusas Lietuvoje vis dar lygu vagis žulikas, ar tai yra tas, kuris leidžia tiem patiem vystytojam išpirkdamas dalį jų padėti išvystyti kažkokį projektą. Tai verslininkai yra 3. Aš kai su verslumu dirbau, tai aš pamenu, pradžioje kažkaip 2000, man atrodo, kokiais, nu, aš 11 klasėje pradėjau dirbti su verslumo klausimu, tai pirmas klausimas, nu, čia visuomeninė veikla, ir pirmas klausimas, su kuriuo mes dirbom, tai kaip pagerinti verslininko įvaizdį. Nes verslininkas buvo tolygu žulikas. Nu, tas tiesiog iš sovietmečio atėjęs, ir aš pamenu, kai tėvams pasakiau, kad aš dirbu čia su verslumu, jie sako, tu ten su žulikais ten susidėjai kažkaip tai. Aš sakau, ne, nu mes ten, ir mes ten pirmus 5 metus, tai pagrindinis būdavo ir toksai ir būdavo, kad, nu, verslininkas tai, nu, tiesiog žulikas. Ir tas yra iki šiol likę. Ir Lietuvoje kažkaip tai tas, tuo ypač ten irgi vėlgi tie patys politikai mėgsta manipuliuoti, kad jeigu verslininkas, tai reiškia, nu, tai yra 3 tipų verslininkai. Jeigu gerai sekasi, reiškia kažką suka. Kažkur kažką apgavo. Daro varkės, tada reiškia. Tada jeigu ten nepasisekė ir bankrutavo, reiškia pats kaltas. Reiškia, nepavyko
apsukti kažko. Jo, reiškia, nepavyko apsukti, bet pats kaltas realiai. Tada, tai o ko tu ten neįėjai tada tavers? Ir trečias, jeigu sekasi, reiškia per maži mokesčiai. Nu, ir iš esmės visą laiką į tą susueina visa komunikacija ir Lietuvoje labai dažnai ten tas Tado Blindos naratyvas, arba kaip čia tas vadinasi. Robin Hoodo. Atimkim iš turtingųjų ir dalinkim. Ir apskritai Europoje yra tokia labai ekonominė požiūrį, tai jinai yra labai socialistiška tokia, turbūt mes, aš dar tas komunistinės kažkur tezės ir anekdotus anksčiau klausydavau, tai man socializmas, komunizmas kažkodėl tai, bet, sako, Švedijoje ne komunizmas, o socializmas, tai Europa yra tokia šiek tiek kairesnė ir jinai, man labai keista, pavyzdžiui, dabar Trumpas, pavyzdžiui, yra visiškai dešinysis, tas mes žiūrint per europinę prizmę ir man atrodo, tame ir yra konfliktas didysis, nes europiečiai nori ten atimti ir padalinti visą laiką, tas metai atėjo ten Google'as, ten baudas duoda, dar kažką apmokestinti Google paslaugas PVM, ten Trumpas net nesupranta, kas yra PVM, nes Amerikoje nėra PVM. O realiai tai dar akcizus uždės kokiems dirbtiniam intelektui, ten nežinau, ten yra tikrai fantazijos pas europiečius ir europiečiai, tokie tampa mažiau verslus, jų verslai yra per tą socialistinę prizmę, jie mažiau auga. Bet apskritai pasižiūrėjus, jeigu mes pasižiūrėsim, kokie yra labiausiai augantis verslai pasaulyje ir top verslų, sakykime, dešimtukus pasižiūrėjus, ar ten augančių labiausiai verslų, Europos tenai nėra. Taip, ir seniai nėra, ir perspektyvų net nėra, kad ten kažkas bus, nes, matyt, tiems dideliems verslams užauginti Amerika yra palankesnė. Tiesiog. Bet vėl... Nebūtinai Amerika, ten ta pati Azija yra daug kur figūruoja, bet... Singapūras, Hongkongas ten... Ta pati Australija irgi yra, sakykime, bet visi yra, bet Europos tik tai nėra. O Europa, tai aš nežinau, tai matyt, kaip sakyti, yra, kai būna vadai, vieni geri karui, kiti geri taikai, tai Europa ten pakankamai gerai išmoko bendrauti, tarpusavėje susitarti ir tą kalbėjimo būdu susitarė visą laiką, ten prieina prie kažkokio kompromiso, bet karo atveju, kaip dabar turime, su demokratija, jinai yra silpna tada tokia, kaip ir valdymo forma. Ten vienas žmogus priima sprendimą čia ir dabar, kur tenais 20 žmonių ir visi turi savo nuomonę. Ir čia galiu pasakyti kokį nemandagią tezę, bet vienas rašytojas šitą pasakė ir man labai įstrigo. Šitas apie tas nuomonės, kaip jas nuvertina, sako, nuomonės yra kaip šiknoskylės, visi turi po vieną. Tai, frazė ne faina, bet parodo, kad, kartais tiesiog, jų per daug yra. Ir tas, vienas žmogus turbūt gali nuveikti tam tikrose situacijose daugiau. Bet ilguoju periodu vis tiek tai yra tas demokratinis procesas, jisai įrodė, kad jisai labiau yra pasiteisinantis. Jeigu mes žiūrėsim vėlgi apie tą patį, čia lyginom ir žiūrėjom tas nekilnojamo turto kreivės visas nuo 45, tai jeigu žiūrėsim tas politinės kreivės, tai tas demokratinis kažkoks procesas, jisai turbūt Turbūt, tai kaip sakyti, tai viena... Lėtas toksai, tą tanklaivį, taip, jau sudėtinga jį kažkaip tai, apsukti, bet jau kaip jisai apsisuka ir kai pradeda plaukti į kažkurią pusę, tai jis tada ir plaukia. Tai yra geriausia, mes sakom, kaip ten geriausia forma iš esamų turbūt, ar ne? Tai nėra tobula, bet tiesiog geriausia iš esamų. Tai turbūt, reikia, mes gyvenam tenais, tai turbūt kitaip nepasakysim, jeigu arabo paklausim, tai jisai sakys, tai geriau, kai šeichas yra ir šeichas viską sprendžia. Ir kai naftas yra. Ten, greitai, efektyviai, tik tai galbūt vieną kartą. Gerai, o kaip tu pats vertini to dėdės iš už Atlanto procesus ir kaip tu manai ekonomiškai, kaip tai atsilieps? Aš manau, kad bendrai rinkai. Aš manau, kad dėdė, jis yra dešinysis, tai jisai tiesiog ideologiškai kažkaip tai mums netinka. Ir aš pamenu, kaip per pirmąją kadenciją vyko JAV ambasados renginys Vilniuje, kur susirinko daug garbių Vilniaus gyventojų, ten elitas vadinamas, ir buvo ten padaryta apklausa. Kaip manot, kas laimės ir kokiu rezultatu? Totalizatorius padarytas ir prizas kažkoks tai buvo. Ir dalyvių buvo, aš neatsimenu, gal 300, gal 400, tasme pilnas ten kažkoks. Čia dar kai su Hillary. Kai su Hillary, tai visi, tasme, ir tada šitas baigėsi, ten šitas, aš pamenu, tokia tyla buvo, visi tokie apšalę, nuščiuvę, ir tada atėjo laikas totalizatorius rezultatą skelbti.
ir sako, niekas nelaimėjot. Nei vieno žmogaus tarp tų 300 ar 400 nebuvo, kuris pasakė, kad laimės Trumpas. Nei vieno žmogaus, tai aš tada galvoju, aš irgi ir už Hillary ten, ir už, man tokie, kaip sakyt, gyvenu šitoje aplinkoje ir visi tokie nuščiuvę, kas dabar bus, čia bus pasaulio pabaiga, ten išrinko Trumpą. Ir Lietuva, ir Europa yra ta tokia, iš esmės prodemokratiška, demokratų partija tai yra, kuri yra, ta tokia, iš esmės, kaip mūsų socialdemokratai turbūt, kairių pažiūrų, kurie tenais nori atimti labiau ir padalinti, pakelt mokesčius verslininkams ir panašiai, nes ką Trumpas daro, jisai mažina mokesčius ten verslui, ten skatina verslumą ir panašiai. O Lietuvoje, pavyzdžiui, irgi ten pas mus yra dešinios partijos, bet jos turi tą ekonominę prasme, jos turi iš esmės kairį įmąstymą, kur tikslas yra atimti iš turtingų, iš verslininkų, apmokestinti verslininkus ir čia dabar vyksta diskusija, buvo TVF atvažiavęs. TVF rašo, savo rekomendacijose anglų kalba rašo. Jūsų tikslas yra surinkti daugiau pinigų į biudžetą ir jį labiau perskirstyti tenais ir viskiems skirti ir panašiai. Ką skaito Lietuvos? TVF, tai, kaip nežinome, Tarptautinis valiutos fondas. Jo, kuris tenais, teikia rekomendacijas visom šalim, po visas važinėja, iš esmės ten visiems štampuoja tas pačias ten rekomendacijas, ten nieko kito, bet šitas ir Lietuvai jis sako, jums reikia surinkti, pavyzdžiui, daugiau pinigų iš nekilnojamo turto. Ką lietuvis supranta? Jisai supranta, kad reiškia reikia didinti tarifą. Nekilnojamo turto mokestį. Taip. Tai jau mes, pavyzdžiui, pagal tarifus, jau čia dabar nežinau, nepalyginsiu, bet praeitas laikotarpis 2 procentai nekilnojamo turto tarifas, tai buvo turbūt vienas didesnių Europoje. Vienas, ten, nežinau, kokiai Prancūzijoje turbūt tenais kai kur didesnis, tikrai nėra daug valstybių, kur būtų 2 procentais apmokestintas visas nekilnojamas turtas. O pas mus yra tas viršutinė riba, bet pas mus tiek daug išimčių, kad galiausiai ten mokesčius moka ten 30 000 gyventojų geriausiu atveju, visi moka pakankamai nedaug ir tu ten nieko nesurenki. Bet vis tiek, bet esmė yra tame, kad kiekvienas nepriklausomai nuo politinių pažiūrų perskaito tą rekomendaciją ir sako, jeigu surinkti daugiau mokesčių, tai reikia didinti tarifą. Nors aš pamenu, pavyzdžiui, 2007 metais, kai dirbdavau su verslumu, tai ten buvo tarifai iš viso dideli. Ir man atrodo, nepamenu, kas ten atėjo pirmas ir pradėjo mažinti tuos tarifus. Ir jie pradėjo surinkti daugiau į biudžetą pinigų, nes visi pradėjo trauktis iš šešėlio ir panašiai. Bet gal čia ir, aš taip galvoju, vėlgi, toks, ir kaip ir pats sakė, galiausiai po tų visų išimčių galiausiai susimoka 30 000 žmonių iš 3 milijonų valstybės, kur galbūt ir idėjiškai būtų mintis, vėlgi, aišku, čia kokia tavo idėja, jeigu idėja atimti iš tų buožių ir visiems padalinti, tai tada taip, tada galbūt ir variantas toks, bet galbūt geriau surinkti iš 100 000, iš 200 000 ir mažesnį, negu didesnį iš 30 ir bendroji suma sumarom eilutėje pas tave bus didesnis skaičius. Tai šiaip taip pat Lietuvoje nekilnojamo turto mokestis yra ir jį moka visos komercinės įmonės. Ofisai, ten, aš nežinau, ten aišku, ten tos kai kurios įstaigos gauna indulgencijas nuo mokesčių, ten, aš nežinau, fondai ir kažkas tai NT mokesčio nemoka. Nes yra kas tenais, susiveikia jie tas lengvatas tenais, bet vis tiek Lietuvoje ten, aš nepamenu, ten biudžete, man atrodo, apie 200 milijonų gal to komercinio turto. O vat gyvenamojo turto, kiek sumoka, iš esmės yra, man atrodo, ten anksčiau buvo 6 milijonai, to prabangos vadinamo. Kuris patenka jau po mokestį. Jo, tikisi iki 20 milijonų ten surinkti. Tasme, ir apskritai nekilnojamas turtas, tai čia toksai mados reikalas Lietuvoje apmokestinti, bet vis tiek Lietuvoje, kodėl užsienyje daugiau sumoka NT mokesčių, nes ten įmonės moka, ten gyventojai turi mažiau turto ir mažiau ten to įmonių gaila, o Lietuvoje tai viską turi pensininkai. Ir tu pensininkui niekaip nepakelsi NT mokesčio, net neįvesi jo. Iš karto, jeigu ten padarysi, tai tada lengvatą padarysi ir panašiai. Tai nebalsuos. Jo, ir šitas ir NT mokestis, ir kas čia įdomiausia, aš taip žiūrėjau, galvojau, kas čia ne taip. Iš to NT mokesčio nori visko, iš tų 20 milijonų. Ten ir gynyba yra mūsų. 0,2 procento padarė ten. Tai čia ir gynybai žodžiu. Ir socialinis teisingumas, iš turtingų atimi padarini vargšams. Ir NT mokestis tenais kam. Ir infrastruktūrai. Infrastruktūrai, labiausiai gražu. Ir žodžiu, ten viską įvedė, čia tai ir ginamės, ir viskas iš nekilnojamo turto. Tai man atrodo akivaizdu, kad čia toksai labiau, nieks nenori to NT apmokestinti, nieks nenori paliesti tų pensininkų. Ir aš nemanau, kad ateityje tas keisis, nes jeigu dabar turim ten, kiek ten tų skaičių pensinio amžiaus žmonių
aš žiūrėjau, dirbantiesiems, nuo gyventojų, man atrodo, ten apie 30% gal, ne 30, apie 20 keli procentai. Tai per artimiausius 20 metų tas skaičius padidės ten iš viso iki beveik vos ne 40%. Bijau sumaišyti skaičių, bet aš pamenu, kad praktiškai 50% padidės pensinio amžiaus žmonių skaičius, o dirbančiųjų skaičius. Tai mūsų dar karta yra ten ta, kur mokėsi visi ir baigė mokyklas, ten, pamenu, mano 12-okai buvo ten 45 000 moksleivių baigė su manim visoje Lietuvoje, o šiandien 12-okų žiūrėjau 17 000. Tas metai jie turės mūsų išlaikyti. Tai taip, bet dar jeigu žiūrėtum pirmokų dinamiką, dar prastesnė. Pirmokų net bijau. Mano šitas, kaip sakyt, artimieji medikai yra ir ten dirba ten šitam gimstamumo skyriui. Ir aš tenais matydavau, kaip tas rodiklis keitėsi. Tai anksčiau ten būdavo žmonės, dirbdavo ten keliais etatais, kad priimti ten tuos vaikus, o dabar tiesiog skyrius uždarinėja Vilniui. Ten šitas ir tas skaičiaus mažėjimas, jis iš tikrųjų toksai labai gąsdinantis yra. Ir tas demografijos, tai mes čia į klausimus neįsirašėm, tai aš kažkada parašiau tokį demografijos šitas idėjų keletą, kaip čia paskatinti tą gimstamumą, tai dabartinė idėja yra labai paprasta, tai yra dabar, kur šitas pradėti organizuoti diskotekas, tai reiškia, kad nugirdyti merginą, ir kad jinai kažkokiu būdu tenais šitas gimtų daugiau. Tai šiaip tai, linksma idėja, bet akivaizdu, kad beviltiška. Bet šitas, o šiaip žiūrint, žiūrint per nekilnojamo turto prizmę, tai aš žiūriu, kiek 3 kambarių butų yra naujose projektuose. Tai yra labai nedaug. Ir šiaip tų 3 kambarių butų Vilniuje turbūt net ir mažėja. Nes investuotojai nuperka 3 kambarių butą, iš karto ten skelia sieną, daro 2 kambarių arba 2 ir 1 kambario. Tai čia labai sumažėja turėtų būti tų didelių būstų šeimai. O kai nueinu į konferencijas ir visi tie biudžetininkai, aš vadinu šitas, nes nežinau kodėl, nes gal mažiau pagarbu, bet jie nori paskatinti gimstamumą ir pagerinti būsto įperkamumą. Ir aš pasižiūriu į projektą ir kiek projektai yra 1 ar 2 kambarių butai, tik tai ten po 25 kvadratus. Bet tai verslas greit reaguoja, jeigu pradėtų gimti daugiau, tai ne tą pačią dieną, manau, kad jie padarytų. Tai čia klausimas ar višta ar kiaušinis, man atrodo, kad kai tu gyveni 1 kambario bute ir apsidairai, kad įdomumo dėlei. Gal kaip tik atvirkščiai daugiau, žinai. Peržiūrėjau įdomumo dėlei prieš laidą šitas, net ir tuose mūsų naujose projektuose, jeigu tai pasižiūrėti, 60 kvadratų plus, ten 3 ar 4 kambarių butai jų nebeperka. Nes tiesiog neįperka. Tai jeigu tu gyveni 1 kambario bute, sumiškai per brangus. Sumiškai per brangų, nes tu tiek paskolos net negali gauti. Tasme, jeigu tu ten galėtum nueiti į banką ir ten sakytum, žiūrėk, ten 3 gimimo ar 4 gimimo liudijimus padedi ir tau bankas duoda daugiau paskolos, tai būtų, tas aš manau, kad tas pasikeistų. Bet dabar, kai tu ateini ir padedi 3 gimimo liudijimus, bankas sako, ne. Sako, tau kiekvienas vaikas nuo paskolos minus yra. Čia minus ir tau lieka tenais 2 kambarių butukas ir jeigu tu ten jau, kaip sakyt, anksčiau nesusitaupė arba ten tėvai nepersikels į 2 kambarių, tu jų 3 kambarių, tai ir viskas. Ir šitas nieks nenori gyventi, nes kartais tie biudžetininkai nesupranta, nes aš šiaip sudalyvavau čia šitoj temoje pakankamai aktyviai, sudalyvavau daug konferencijų ir gyvai, ir online. Būtent gimstamumo. Nes, demografija. Tai vidutinį, čia tikrai, aš taip sėdžiu ir taip net linksma, sėdi ten dažniausiai tose konferencijose, daugiausiai vyrai. Vidutinio arba garbesnio amžiaus, tarkim, taip, nesakyčiau, 50 plus. Ten tame tarpe, ten Seimo pirmininkai buvo, ten kalbėjo, kurie sako, ten mūsų gimstamumas mums prioritetas tenais yra. Ir dažniausiai sėdi žmonės, kurie patys jau vaikų net neplanuoja. Akivaizdžiai. Tu juos pasižiūri ir matai, kad jie jau anūkų laukia geriausiu atveju. Ir jie sėdi ir galvoja, kaip čia dabar mums ten tą gimstamumą pagerinti. Ir pagrindinis tipinio vyro, kadangi vyrai daugiausiai, buvo vienoje konferencijoje tiesa viena moteris, tikrai davė ten gerų ir linksmų minčių. Vieną galiu ir pasakyti, kur ten įstrigo, jinai pavadino gimstamumo bausmė moterims. Tai tai jinai tik tai vienintelė ten per visas konferencijas išsakė šitą mintį. Tu ką reiškia gimstamumo bausmė, kad už nusikaltimus reikia įgimdyti? Ne, tai reiškia, kad jeigu tu pagimdai, tai gauni praktiškai kaip bausmę. Tas metau yra, tu gali sugriauti savo gyvenimą dėl to. Kodėl? Nes eini į banką paskolos, jau motinystės ten tose atostogose, tu praktiškai 2 metus negali gauti būsto paskolų.
tas metu negali būti nepriklausoma. Tai reiškia, nuo vyro jau esi priklausoma. Tada antras, jeigu tu jau turi vaiką, eini į darbą ir tau sakai, darbdaviui sakai, klausyk, aš turiu 2 metų berniuką, priimk mane į darbą. Darbdavys taip, jisai dabar jau negali pagal statymą sakyti, kad nepriimu mamų, bet darbdavys sakys, tai gerai, tai reiškia vaikas sirgs, reiškia norėsi išeidinėti iš darbo, nes tipiškai, stereotipiškai vaikų rūpinasi mama. Kaip bebūtų, ten tas mes susirgo, mama, ten ir tas metai, reiškia, tu turi pusę darbuotojo, jam ten turi mokėti visas, ten tada visas išmokas ir panašiai. Tada sekantis, pensijai ten mažiau kaupi automatiškai, skirybų, tasgi reitas tavo tikimybė 50-50, kad tu išsiskirsi, 50 porų skiriasi. Tai jeigu tu išsiskiri, tai tau this is it. Aš nežinau, kaip ten tos mamas gyvena vienišos iš tikrųjų, jeigu ten ir dar, kur labai visi juokiasi, kad Lietuvoje yra 40 000 vyrų, kurie turi vaikus ir yra skolingi savo vaikams. Ir aš galiu pasakyti, aš šitą statistiką žinau labai seniai ir iš kur žinau. Čia būtent apie elementus kalbame. Jo, apie elementus, kur. Tai kiek tenais, mes norim iki 31 brigadą ten suformuoti, 15 000. Tai šitų bičių galima 3 brigadas suformuoti. Tasme, kur ten, iš karto, aš nežinau, ką jie veikia, nes reikia suprasti, ką reiškia nemoka alimentų. Antstolis tai jų sąskaitas areštuoja, tasme vis tiek ten atiduoda. Tai reiškia, tos sąskaitose tose nieko nėra. Reiškia, jie jau ten užsidaro lietuviškas sąskaitas, reiškia, Lietuvoje nedirba, reiškia, Lietuvoje mokesčių nemoka. Tasme, ten, ir aš, su statybininkai šitoksai dažnas atvejis, kur sakai, klausyk, kur tau pervesti ten pinigus? Ne, sako, aš sąskaitos neturiu. Ten yra ta tokia publika. Ir šitas galėtume suformuoti, nes jie realiai, mums nėra visiškai, jie ne tik mamoms nenaudingi, bet ir Lietuvai. Nes, tai jis įsteigia savo kokią nors mažąją bendriją, per mažąją bendriją gyvena ten, kodėl Revoliutas, pavyzdžiui, anksčiau labai išsipopuliarėjo, nes antstoliai jo nematė. Lietuvoje yra 100 000 gyventojų, kurie turi pastovų areštą savo sąskaitose. Čia mano versle šitas yra, buvo kirvis, tas metu jiems ten kažkokį daiktą atiduodi, jie pasako, kad padarys pavedimą, nepadarė ir tu jiems net į policiją neverta eiti, nes jo nėra. Tasme, toksai, čia toksai buvo juokingas, ir mama gaunasi, kad turėdama vieną vaiką, dar turi tą vaiką prižiūrėti, jisai serga, tai tada bičas tepė slydes, tai džiaugiasi, kad aplanko, tas metu turi full time job, tasme, prižiūrėti vaiką ir dar turi eiti į darbą. Ir tu nueini į banką, paskolos, pavyzdžiui, būstą nori pirkti, tai niekas nuo jokios paskolos neduos. Tasme, čia iš viso, pašalpos tenais irgi yra super mažos. Ir grįžtu prie klausimo, kaip aš apie tai sužinojau. Kai aš buvau jaunas, aš įsteigiau viešą įstaigą. Mes ten Verslauk konkursą organizuodavom ir mes įsteigėm viešą įstaigą Verslauk Invest fondas. Trumpinys yra VIF. VŠI VIF. Tasme. Ir taip ir, kaip ir nieko nesakantis. Bet problemytė buvo tokia, kad VIF yra ir vaikų išlaikymo fondas. Tokiu pačiu trumpiniu. Taip. Ir yra VIF LT, man atrodo, ar kažkoks tai tenais. Ir tos mamos labai dažnai sumaišydavo pavadinimą ir mums atsiųsdavo ten savo istorijas, savo nuotraukas, savo tenais, ten irgi su jaunuoliu buvo, susimušė, atsiunčia mylinių nuotraukas, pavyzdžiui. Tasme, prašo ten tų mokėjimų kažkokių, tai ten paskambina, vis tiek paskambina, tai ten, kol supranti, ko skambina, sako, mes čia su vaiku, čia to rano ten, ir šitas ir, aš paskui jau nenukreipdavau tiesiogiai, bet ten tokios istorijos tragiškos, kur ten, tos mamos, turi vaiką, turi bičą, kuris ne tai, kad dar būna, nieko nemoka, jisai dar būna ten ir kenkia. Tai gerai, bet Mindaugai, o ką daryt? Kokį receptą pasiūlyti Lietuvai? Aš manau, kad, tasme šiaip tai ten kažkokio tai stebuklingo tai čia nėra, bet šiaip tai tiesiog, susitvarkyti kambarį turbūt reikėtų, nes bardakas yra didžiulis, jeigu taip, tarkim, būsto įperkamumo klausimas. Tai jeigu mes dabar turim būsto rinkoje būsto trūkumą, kainos kyla, tai, akivaizdu, kad čia šeimų nebus. Tasme, čia, nežinau, reikalavimai įvesti, kad ten kažkiek tai būtų 3 kambarių, pavyzdžiui, yra nuostabiai išplanuotų 45 kvadratų 3 kambarių būtų, bet jos iš karto išloja šiaip projektuose, ir mes čia, kur kalbėjom tam projekte, tie 3 kambarių būtai 50 kvadratų, juos iš karto paima.
Nes, tiesiog šeimos nori, kad vienam kambarį būtų vaikai, turėti savo ten miegamąjį ir svetainę. Tai viskas, ko reikia šeimai turbūt. Ir tai yra, poreikis šeimai, turbūt, ką geriausia galima padaryti. Tada, kad gimstamumą paskatinti, tai tasme būsto nėra, tada antras darželių tenais irgi problemytė tenais važinėti, jeigu gyveni ten vienam Žirmūnuose, vežti į Antakalnį, tai dar gal nieko, bet jeigu darželis Pilaitėje, tai jau negerai. Tasme tokia iš esmės reikėtų higieną turbūt susitvarkyti ir tas nepadarytų rodiklio tenais, ten iki 2,1, kiek ten reikia gimstamumui, bet 0,9 tai čia rodo apsileidimą tiesiog. Tiesiog tas metras, ir ne tik būsto. Bet tu manytum, kad tai yra labiau valstybės, sakykime, kiemo nesusitvarkymas. Ne patys žmonės nenori turėti, jiem tiesiog aplinkybės nelabai leidžia turėti to vedį. Aš manau, kad vis tiek kompleksas čia nėra, kad yra auksinė kulka, kuris sprendžia visas problemas, bet aš sutinku labai daug žmonių ir savo amžiaus, kurie norėtų turėti daugiau vaikų, bet turi vieną, gyvena, sakau, 2 kambarių bute ir sako, tai kur aš įdėjau į balkoną? Tai antrą gal dar tada iš bėdos, bet tikrai ne trečią. Ir šitas, tarkim, mano aplinkoje didelė dalis žmonių turi daug vaikų. Ten 2, 3, 4, bet tai yra žmonės pasiturintys dažnai, turintys ten savo būstą, turintys... Gali sau leisti, jo, nes iš esmės per tą turbūt ir visi tasme planuoja. O šitas moteris, sakau, tas moterų klausimas, tai toksai, labai įdomus priėjimas. Tai tuose konferencijose, ko nepasakiau, tai vyrai tipiškai, ką bando padaryti, tai yra papirkti moterį. Bet papigiai. Kad jinai nesikreiptų... Ką vyrai daro, kai sprendimus priima gimstamumo skatinimui, tai yra siūlo išmokas didinti ir duoti pinigų. Sako, žiūrėk, mes tau padidinsim 200 eurų išmoką kokią motinystės, o tu gimdyk. Tasme, čia toksai, nežinau, bet jaučiasi, kad čia, būtent vyrai priima sprendimą, nes, moteris iš karto tada pradeda, sako, tu gerai, jeigu vaikų reikia, tai darželiai, ten tas, anas, 4, 5, bet dažniausiai prie šito sprendimo, gimstamumo skatinimo. Butelio kakliukas, dėdė, kuris vaikų jau nebeplanuoja ir sako, duosim jau. Ir jam vaikai yra toks gražus prisiminimas, taigi ten patys vos neužaugo, o dabar ten nieksgi nežino, kad ten, neatsimenu, ar iki 12 ar iki 14 vaiko net vieno namie negali palikti. Tai jeigu vaikas susirgo, tu negali jo palikti taip. Pavyzdžiui, aš tai, kai augau, tai ten brolis, sesė dar buvo, ten mes paliekamės, mano mama dirbdavo 1,5 etato, tėtis irgi darbė, tai mes ten vieni. Geriausi mūsų vakarai, ten sako, nebuvo. Jo. Gerai, dar paskutinis klausimas šiandienos laidai ir mūsų susitikimui. Kaip tu manai, kiek dar tas visas pensijinių pinigų vakarėlis tęsiasi ir apskritai dabar turbūt šiais metais ekonomika pasmerkta yra augimui, viskas auga, visi rodikliai atrodo žaliuoja, bet visi suprantam, kad tai yra neorganinės, nenatūralus procesas, gauti pinigai. Kiek jų kur nueina, čia galbūt, aš visą laiką bus po to turbūt lengviau pasižiūrėti, kiek jų nukeliavo į nekilnojamą turtą, kiek skalbimo mašinom, kiek skolom atiduot, bet kaip tu manai, kas mūsų laukia? Ar smarkios pagirios, ar nelabai? Pirmas dalykas, tai aš apie antrą pakopą čia dažnai komentuoju, tai aš dabar jau tokį sugalvojau atsakymą. Tai jeigu žmogus daug kalba apie antrą pakopą ir jam kyla didelis klausimas, ką daryti su antros pakopos pinigais, tai aš suprantu, kad yra labai blogoj desperatiškoj situacijoje savo pensijos klausimu. Nes pinigų ten iš tikrųjų, vis tiek ten pensijų fondai ten samdo tos viešųjų ryšių specialistus, kurie komunikuoja apie tas pakopas kaip apie ten kažkokį tai Lietuvos pensininkų išsigelbėjimą. Tai aš gal taip skambiau pasakysiu, bet irgi tai jeigu šitas, tu pasirašai tą anuitetą, tai atsiprašau, bet jo net šuniui pamaitinti nepakaktų ten tų pinigų, kiek tenais tas anuitetas yra. Ten katinui neužtektų. Tai čia jau nekalbam apie žmogų.
Tai šitas antras dalykas, ten visi labai mėgsta kalbėti apie tos milijardus, ten 8 milijardai, 3 milijardai, nepamenu atsiemė, man atrodo, ten apie 3 milijardus. Kažkas tokio, jo, iš viso yra, man atrodo, apie 9, nu tai iš jų 30% yra valstybės tam tie, kur... Valstybė susigražino 1,5 milijardo, ar ten kažkur tai beveik. Tai ten gaunasi lieka apie 6-7, iš kurių jau 3 išsiėmė. Taip. Nu tai va, tai bendrai, kaip suma bendra, tai atrodo įspūdingai, bet iš tikrųjų, nu, vat, nes mano aplinkoje daugelis atsiėmė šitas, nežinau, gal čia mano įtakoje, ne mano įtakoje, aš irgi pats pasiėmiau viską. Kur padėjai? Prisipirkau saulės elektrinių ir džiaugiuosi tuo kiekvieną dieną žiūriu, kiek prigamino. Nu tiesiog iš principo, tas mes šiaip tai ten suma ten tikrai neįspūdinga šitas, bet... Nu tai nusipirko kažkas skalbimo mašinas, kažkas dar kažką tai. Bet man atrodo, kad antra pakopa tapus tokio atpirkimo ožiu, paslėpti kitiems dalykams. Tai yra, pavyzdžiui, valstybės deficitas yra, pajamos yra 21 milijardas, išlaidos 27 milijardai. 6 milijardai, nu, kurie ateina į skolą iš esmės. Tai irgi jie įlėja į rinką pinigų. Tasme, tada, kas dar įlėja pinigų, bankai skolina. Jų tempai skolinimo dabar irgi išaugė, ten džiaugiasi, mačiau, kad paskolų gal išduoda tiek pat, bet didesnės sumos. Jie irgi įlėja tuos pinigus. Tasme, ir antra pakopa kažkiek prisideda, bet aš konferencijoje buvau Lietuvos banko ir jie ten net kažkokiu būdu mistiniu išsiskaičiavo, kad antros pakopos pinigai prie infliacijos ten pridės 0,1-0,2%. Tasme, nu, realiai. Tik tai. Ir kai mes čia kalbam tarsi čia tuos 5%, jau tada planavo ten 3,4 ar 3,6 infliacija čia sausio mėnesį. Ir šitas ir antra pakopa, nu ten 0,1, max 2, čia max, kiek jie gali prisidėti. Tai yra infliacijai labai nedidelis poveikis. Va, Hormuzą uždarė, mes jau kalbam apie 6%, jau gal net 7% infliacija. Tai čia yra reikalai. Tasme, tai, o ten antros pakopos tenais, nu toks, gaunasi, kad antra pakopa toks yra atpirkimo ožys. Per daug kalbama tavo manimu ir tokio efekto kažkokio tai rinkai didelio neturės. Ja, bet tai yra labai populiaru ir turbūt jeigu aš čia pasakyčiau, kad antra pakopa, nes tiek kartų pakartota ta istorija, kad antros pakopos pinigai visiems taip juokinga, tas skalbimo mašinos, kad perka, nors iš tikrųjų aš pats nupirkau savo tėvams skalbimo mašiną, tiksliau jie nusipirko, aš šitas išrinkau, tai matematiškai jiems labiau apsimoka turėti skalbimo mašiną, nes jį yra daug geriau negu anuitetas. Čia taip žiūrėt, kiek sutaupai vandens, elektros ir panašiai. Per tą prizmę, tai, nu, tai pas tėvus lieka daugiau pinigų, ten skalbimo mašina, nežinau, ten 300. Okay, dar tokio išskaičiavimo nebuvo girdėjęs, bet geras kampas. Nu, ten, čia kalbam apie per mėnesį tarp 6 eurai šitas sutaupai, ar ten 4 eurai ir 2 anuiteto, ten tai sumai skalbimo mašinas. Tai va, ir nu, tai toks kampas irgi yra, tai apsimoka, tasme. Ir šitas, nu tai aišku išsivaikščios, ten dabar visi Turkija išvažiavo, mačiau, ten pakilo pardavimai, ten tie, mano, ten pažįstami, kurie prekiauja bilietukais, tai jų ten pakilo, ten, nu kažkiek to, nu vis tiek pinigai įsilieja, bet kad kažkokį tas stebuklą padarytų, tai, nu toks, sakau, man atrodo, čia toks emociškai labai fainas pasikalbėti, daug didesnę žalą šitas daro ten kiti dalykai, ten, va, sakau, pinigų spausdinimas, pavyzdžiui, koks nors ten dar bankai, ten ES pinigai, tas RRF pinigai irgi atėjo, ten juos irgi įliejo kažkur, tai iki manęs nedėjo, bet žinau, kad irgi kažkur vaikšto. Tai jie ten irgi kažką nuperka, parduoda ir paskui vis tiek galiausiai perka nekilnojamą turtą. Tai va, tai... Tai prognozė, ne taip aukštai kilsim, ne taip žemai krisim? Nebus tokių labai didelių pagirių dėl to. Ne, tai antra pakopa, tai, nu, tasme, ne dėl antros pakopos, tai tiesiog, tasme, dabar užskolinta Lietuva, jeigu taip, vat, klausiu, kaip aš matau, tai aš pamenu per 2012 metų ten tą Graikijos krizę ir domėjausi, kaip graikai iki to nusigyveno. Nu, tasme, vat, kaip leidom visi nusigyventi ten ir panašiai, tai graikai ten turėdavo savo valiutą. Jie irgi mėgdavo visą laiką deficitus. Italija tą patį ten, kur labai mėgsta išleisti daugiau negu uždirba. Taip, nu ten pietuose jie visi, man atrodo, linkia. Nu tai va, tai ten gyvo net PIGS, tas akronimas, kad visos tenais paršeliai. Taip. Portugalija, Ispanija, Graikija, Italija. Taip. O dabar, pavyzdžiui, kokia Prancūzija
ten irgi sėdi, ten pas juos deficitas, ten nežinau, 6-7 procentai. Ten, ir kas svarbiausia, mes tai ką dar turim, tai mes dar turim augimą ekonomikos, kurį visai bandom ten užkirsti, tarsi, bet realiai, nu, bet jeigu vat, ekonomikos augimas sustos, tai va tada mes irgi vat, pasidomėsim, kaip prancūzai gyvena. Taip, bet ar jisai sustos? Tai turėtų. Nes jo to labiausiai ir bijoma. Bet kodėl mes augam dabar? Mes augam dėl kelių priežasčių turbūt. Pirmas, tai yra tie didžiuliai deficitai, tai yra į skolą. Nu, kaip Graikija kažkada irgi jau užsiskolindavo, ten visą laiką augdavo ir šitas ir, nu, tiesiog kažkurio momentu ten va pakelia Euriborą, ten kiti rodikliai pakyla ir ten tu tos skolos nebegali aptarnauti. Tai čia viena iš priežasčių, kodėl to Euriborą negali labai kelti, nes ten visa Europa bankrutuos, nes visi skoloje sėdi. Šitas, o antras dalykas tai yra, nu, yra Lietuvoje kelios įmonės, kurios iš esmės performina labai gerai. Tai yra per COVID, pavyzdžiui, ten buvo, įmonė atsirado, kuri išaugo, ten 500 milijardo, man atrodo, apyvartos padarė, kur iš karto mokėjo daug mokesčių ir panašiai. Ir tos kelios įmonės, kurios veikia, jos iš esmės ir prisideda prie to augimo, nes šiaip tai neaugtume. Tasme, ten, nu, tie IT startupai, ten vienaragiai keli yra, kurie irgi sumoka didžiulius mokesčius, žiauriai sparčiai auga ir šitas ir mes ir augam, tasme, nes IT sektorius mūsų praktiškai augimo variklis buvo, ten didelę laiko dalį pramonė, IT sektorius, o dabar turim dirbtinį intelektą, kuris sako, kad IT sektorius nebeauga. IT sektorių darbuotojų reikia vis mažiau ir, pavyzdžiui, tendencija kokia yra, kad šitas sritis gali būti, kad net susitrauks. Nu, ten, aš nežinau, ar persitransformuos, bet šiuo metu situacija tenais tokia, kaip pasakyti, jinai tokia nenuteikianti optimistiškai, nes kas daug būtų pirko. Būtų pirko ten pradžioj NT kainų kilimas atsirado dėl visų Barclays ir kitų paslaugų centrų darbuotojų. Ten jie prisamdė, ten, nežinau, 5,000, 10,000 darbuotojų, kurie gaudavo didesnės algas. Jie tada galėdavo... Po to pirko programuotojai ir IT specialistai. Taip. Tai paskui programuotojai ir jeigu šitie darbuotojai pasitraukia, tai mažėja tų perkančiųjų ir tada automatiškai mažiau kranų, mažiau statybų ir gal tiesiog mažiau reikės darbo ir tada ekonomika irgi sustoja. Tai čia toksai... Tai daug dievė Lietuvai daugiau vienragių. Iš esmės tai, nu, aš taip su verslumu, kai daug metų dirbau, tai mano tikėjimas visą laiką buvo toksai, kad kuo daugiau žmonių bus ekonomiškai aktyvus, vykdys kažkokią tai veiklą, ten, mačiau, buvo apie individualią veiklą užrašęs klausimą, šitas, ko pradžioj vis tiek, aš individualią veiklą taip ir matau, kaip tą pirmą pabandymą verslui. Ir tada, kai tu pabandai, kai kam netinka, jie nueina dirbti, bet kai kas iš tų individualių veiklų paskui užauga į startuolius, ten į didelės įmonės ir tada, nu, Lietuvai nuo to tik tai geriau. Kažkaip tai Lietuvoj norima iš esmės jau tą individualią veiklą nuo pirmo žingsnio, tas tu dar paskolos negavai. Jo, avansinis pelno mokesčius, avansinius ten GPM-us surinkti, ten šitas ir, nes kada mokesčius iš esmės? Tada, ne tada, kai gavai pinigus, o tada, kai išrašai sąskaitą. Taip. Jeigu tavo kažkas nesumokėjo, tai ten visada gali, tavo paims neapmokės ten vienos didesnės sąskaitos, tai gali ir bankrutuoti. Tai va, tai aš tai, va, optimistinė gaida turbūt ir šitas ir, nu, tikiuosi, kad, nu, Lietuvoje bus to daugiau ekonomiškai aktyvių žmonių, kad, va, į nekilnojamo turto, nors pas mus kažkaip stengiamasi tos, nežinau, investuotojus iš NT rinkos pašalinti, kažkaip tai eliminuoti, bet, nu, jie dalyvauja toje rinkoje, kuria darbo vietas, moka mokesčius ir, nu, nuo to Lietuvai yra geriau, nes jeigu ten kažkas nusiperka savo butą ir jame gyvena, tai nuo to mokesčių neatsiranda. Tai šitas, tai va, tai aš čia kažkur, man atrodo, net užsirašiau tas, bet čia ta tokia tipinė lietuvių, kad lietuviai nori skandinaviškų paslaugų, amerikietiškų mokesčių, vokiškos tvarkos ir pietietiško atsipalaidavimo ir kad visą tai kainuotų kaip 2008. Iki krizės. Ja. Iki krizės. Ja. Ar po krizės? Iki krizės. 2008 pas mus dar net ne krizė buvo, pas mus ten augimas. 2009 turbūt, kad smoktelėjo labiausiai. Gerai, tai daug iškalbėjom šiandieną ir iš tikrųjų ačiū tau, kad tiek daug pasidalinai įvairiais kampais. Aš manau, kad esu įsitikinęs, kad gavosi įdomus pokalbis ir daug žinių ir informacijos išsineš. Galbūt peno pamąstymam ir diskusijom prie savo socialiniuose burbuluose, prie savo diskusijų stalo, tai linkime ir to ir ačiū Mindaugui Busilai, kad šiandieną aplankė mus. Ačiū. Ačiū, kad pakvietei.
O jums ačiū už žiūrėjimą ir susitiksim ir susigirdėsim kitą kartą. Viso geriausio, iki.